on running around. We're the women now. I've had enough of these things. I keep on telling you well. You don't come home from nights out. Atostogos? Tai klausyk, aš tave, nežinau, gerai perskaičiau, sveikinu su pakilimu, ar ne? Tu pasikėlei lygių į viršų, ar ne? Ne, tai aš toj pačioj komandai likau. Ai, tu toj pačioj, aš galvoju, kad tu buvai Prancūzijos trečiam, ar ne? Aš buvau trečioje lygoje, dabar ten pat ir liksiu, bet komandos tikslas išeiti į antrą lygą šiais metais. Aha, supratau. Bet tai jūs norite, yra realų šansai, kad jūs išeisite į... Jo. Šiais metais biudžetas visai pakylo komandos. Aha. Ir tikslai tokie ganėtinai rimti keliami, nes ir pakeitė ir trenerių štabą visą, ir žaidėjai nauji visai bus, ten gal iš praeitų metų tik tai 2-3 gal lieka prancūzai. Trenerius pilnai keičia, va tik tai vieną ten mane paliko. Tai gerai, kad tave paliko. Jo. O tai kas čia, kaip prie ko čia prisidėjo tas, pavyzdžiui, sakykim, kaip visada būna valymas, bet tave pasiliko, ar tave įtakos padarė tai, kad tu ten gerai tam čempionate pasirodė, ar tu tiesiog šiaip tau gerai sutariai ten su visai? Aš kaip ir šiaip gerai sutariu tenai su visais ir ta organizacija, kaip ir prezidentas, ir kada vaikus tenais reikėdavo su vaikais patreniruoti išeit, tai kaip ir atpažįsta ten visi mane, tai ir dar plus, kad rinkiniai dabar irgi žaidžiau, tai prieš Prancūzijos rinkinę žaidėm, tai jiems vis tiek yra kažkoks tai prestižas, kad iš jų komandos yra žaidėjas, kuris žaidžia prieš aukšto lygio sportininkus, tai vis tiek visi žiūri, visi stebi, tai manau, tas irgi prisideda, nes komandai pas mus buvo keletą dabar suomių, tai jie išvažiavo, kanadietis, dabar rusų, 4 gal rusai žais ir aš vienas būsiu lietuvis realiai. Tai. O tai kokių ten dar tų legionierių, kokių dar ateina? Sakykim, 4 rusai, vienas lietuvis, kokių dar? Tik tai 5 realiai. Ai, galimi importai tik tai 5? Jo. O visi kiti kas, prancūzai? Kiti prancūzai, jo. Ir juos visus irgi pakeitė? Jo. Ne visus, bet, sakau, liko ten kapitonas iš praeitų metų, paskui tenais vietiniai žaidėjai, kas jau realiai nuo vaikystės žaidžia, bet jie visai gerai tenais atrodo. Ir kiti prancūzai iš kitų tenais komandų šalimais, kur žaidė tenais Šembery, yra ten prie Grenoblio tokia komanda, paskui iš Villard de Lans ten ateina iš antros lygos, tai dabar pasiruošimą irgi žaisim, tai realiai visas varžybas sudėlioja, kad žaisim prieš antrą lygą. Tai taip supratau, komandos tikslai, pasižiūrėti, kaip mes atrodysim su šitą, jeigu sudėtim išeitumėm, bet komandos, sakau, tikslas tiek ir su treneriu naujų, kiek šnekėjau, tai sako, mūsų tikslas čempionais kitais metais būtų ir viskas. Matai, kaip tai geri tikslai. Svarbiausia, žinai, gera, kaip sakant, užduot tą tokį, kad tikslas yra, kad komanda nemerdėt kažkur ten. Jo. Neišpilt, kaip ten neslyti į grų, žinai, kad normaliai, kad būtų. Nes jisai yra išvedęs keletą komandų iš 3 į 2 lygą, tai jisai antroji lygoje dabar 2 metus Mont Blanc treniravo. Aha. Ir tuos žaidėjus, ką pasikvietė, realiai jisai juos visus pažįsta. Supratau. Tai jisai, tas prezidentas, kiek mes šnekėjom po sezono su juo, tai irgi sakė, kad ateina naujas treneris su naujom ambicijom ir nori išvesti komandą į aukštesnį divizioną, nes auga tenais jaunimo jų komanda, visai neblogai tenais jie Prancūzijai 1 vietoje, man atrodo. Važiuoja ir Šveicarijai į turnyrus dalyvauti, tai organizacija nori judėti priekį, o Prancūzijai tokios taisyklės, jeigu tu laimi, tai tu kyli aukštyn visą laiką. Jeigu dar biudžetas tau leidžia, tai tenais pasitvirtini ir žaidžiat. Tai dabar gavosi, kad komanda Valence laimėjo praeitą sezoną, tai jie pateikė prašymą ir juos, kaip ir pasakyti,
priėmė į antrą lygą, tai jie dalyvaus antrojo lygoje. O kas iš antros lygos gaunasi, tenais pralaimi relegation varžybas, tai jie leidžiasi tada į žemesnį, į mūsų lygą. Supratau, tai tu dar... Metais, jo. Tai tu dar nežinai, kaip ten atrodys ta jūsų komanda, nes dabar... Kada tu jau turi važiuoti į tą jau susirinkimą? Rugpjūčio 22 berods. Tai jie atsiuntė jau visą grafiką, viską jau. Tai bus tos treniruotinės varžybos bus prieš antros lygos komandas, kad pasižiūrėtumėt, kaip jūs iš vis atrodot ir ką jūs galit. Jo. Supratau, tas turėtų... Tai žaisim realiai pas mus sezono yra reguliaraus varžybos, ten 18 varžybų, tai nėra daug, bet rugsėjai mes žaisim 8 ar 9 draugiškas prieš antros lygos komandas. Tai jie dar plus taurė tenais žaidžia Prancūzijos taurė. Tai ten realiai kiek nueisi. Jeigu vienas varžybas laimi, tada eini į kitą etapą. Tai supratau. Tada jeigu laimi dar, tada dar praeini, tai ten realiai visos komandos Prancūzijos, tiek aukščiausios lygos žaidžia, antros ir trečios. Visa Prancūzija žaidžia. Supratau. Keliu atranko prieš ką tu žaisi ir jeigu ten praeini, sakau, pirmą raundą, žaidi prieš kitą komandą ir taip vyksta Prancūzijos taurė. Kaip vadinasi tavo komanda? Annecy. Annecy. Ir čia yra kažkaip pagal miestelį arba pagal ką? Tai miesto komanda, miestas turi pilį ir mūsų komanda Riteriai vadinasi. Šelak. Tai supratau. Ežero Riteriai. Ir kiek ten tam jūsų mieste gyventojų maždaug? 200 kažkur tūkstančių gaunasi. Ai, tai normalus miestas pakankamai. Jo. Ir jie turi tik tai vieną ledo ritulio tokią vat komandą, ar... Jo. Nėra daugiau? Ne. Nėra, o kiek iš vis, nežinai, jūsų dabar trečiojo lygoje, tai kiek yra komandų maždaug? 20 komandų ir 2 pogrupiai yra, tai vienas pogrupis yra aukščiau tenais, prie Paryžiaus, ten tos komandos, vis tiek Prancūzija jinai didelė, ir dalinasi į tas 2 grupės, tai aš manau, jeigu būtų tos komandos kažkiek arčiau, tai gal ir varžybų būtų daugiau. Bet kadangi yra tas dalykas, kad visos komandos labai išsimėčiusios ir tą pogrupį dabar padalina, kad 10 komandų žaidžia apačioje Prancūzijos, tai mes apatiniai daly žaidžiam, o viršui realiai kitas divizionas ir tada tik tai mes play-offuose galim susitikti su to diviziono komandom. Nes pirmą raundą realiai tu žaidi prieš to diviziono, ten kas užėmė. Tai mes, pavyzdžiui, užėmėm praeitais metais 5 vietą, žaidėm prieš to diviziono 4, nors sezono metu nebuvom susitikę su jais. O kiek tam divizionė, tai po 10-10 išdalinta, ar kaip? Jo, 10 vienoj, 10 kitoj. Supratau. Visoje lygoje 20 komandų. O jau antroje lygoje išeina, kad dalyvauja 16 berods komandų, ar mažiau 14. Ir jos žaidžia visi jau ratu, tai ten gaunasi daugiau varžybų ir kas išeina ten į 8-tuką, tai žaidžia play-offus, o kas lieka paskutinėse ten vietose, jie žaidžia play-down, tai dėl iškvietimų. Tai čia finansiškai jiem, aišku, jie turi geresnius finansus, tai dėl to jie gali ir keliauti toliau. Jūs turbūt komandos mažiau pinigų. Komandos yra taip, kad jos visos sudėliotos pagal panašų, visos dirba panašiai tos organizacijos. Tai tiesiog viskas remiasi į finansus, kiek finansų komanda turi, tai jie ir yra. Pavyzdžiui, pas mus žaidžia dabar Brest komanda mūsų trečiojo lygoje, tai jie prieš 3 metus jie buvo antros lygos čempionai. Bet per tą laiką, per 3 metus kažkas atsitiko ar pasikeitė tenais ar rėmėjai pas juos, nes viskas remiasi irgi ant rėmėjų Prancūzijoje, ant bendravimo, tai kuo didesnius ir geresnius rėmėjus pritrauki, tuo daugiau finansų turi ir tuo geresnius žaidėjus gali kviesti. Ir dabar atėjo tokių gan rimtų rėmėjų su pinigais, kurie sako, mes norim eiti į priekį, organizaciją auginti, kad išeitų į antrą pradžią lygą, paskui ateity gal ir aukščiausią lygą. O tai sakykime, mane domina būtent šitą lygą, sakykime, tu praeitą kartą minėjai, kad jūs turite dirbti dar plius, ar ne, papildomai? Nes kodėl aš klausiu, nes aš šiandien, būtent šiandien, man Instagramas kažkaip tai išmetė, kad tipo,
ieško kairiarankio puolėjo, šita antra, man atrodo, antra lyga Prancūzijos ir moka 1300 eurų plus darbo galimybė su dar 700 eurų ir plus dar duoda kur gyventi. Jo, Čia maždaug tokie skaičiai ir vyrauja tenai. jo, panašiai. Ir užtenka iš to išgyventi iš principo. Nu tai taip, priklauso kas kiek išleidžia, bet tai tos algos jos plius minus pas visus panašios. Ten antroje lygoje yra klubų, kurie moka žaidėjim ten po 1700, po 1800, tai jie gali sau leisti jiem mokėti tiek. Ir plius apgyvendinimas, pavyzdžiui, yra. Bet kas iš sąlygų ten antros lygos, pavyzdžiui, jeigu pakviečia į antros lygos žemesnę kokią komandą, kuri neturi finansų, nu tai jie ieško alternatyvų, kaip ten žaidėjus gal apgyvendinti, kad klubui pigiau, pavyzdžiui, būtų. Tu, pavyzdžiui, su draugė atvažiuoji, nori vienas gyventi, jie sako, mes neturim tokios galimybės, bet tau galima algą mokėti geresnį. Pavyzdžiui, mūsų lygoje, kur mano komandai, tai visi praktiškai gyvena po vieną, visiems duoda atskirus apartamentus, tą algą, tada darbo galimybės irgi, kur tu gali irgi dirbti. O kas per darbas? Kokie, pavyzdžiui, Prancūzijoje, kas per darbai? Ką jūs cukinijas vežiojat? Nežinau, ką ten, žinai, daržovių turgai geri. Irgi per rėmėjus tie darbai. Tai vienas, pavyzdžiui, vienas mūsų žaidėjas plovyklai dirba mašinų Tesla, nes praeitas prezidentas tenais turi savo garažą ir gaunasi, kad yra darbuotojai, kurie tvarko mašinas ir jam reikėjo žmogus, kuris, pavyzdžiui, plautų mašinas iš vidaus. Taip. Tai jisai tokį darbą daro. Paskui yra prekybos centras Leclerc, ten kaip Lietuvoje Maxima, tai tenais irgi siūlo darbą, jeigu tu nori gali eiti, jeigu nenori gali ir neiti. Tada papildomai, pavyzdžiui, kanadiečiai 2 praeitais metais treniravo papildomai vaikus. Ten aišku mažesnė alga, bet yra tokia galimybė, kad tu gali ten treniruoti vaikus. Tai algos. Tai žiūrint, kas kaip atvažiuoja, nes jeigu tu atvažiuoji, pavyzdžiui, su šeima, tai faktiškai, kad tau reikia daugiau pinigų. Faktas. Ir vien už ledo ritulį nelabai ir išgyvensi ten 3 lygų. O jeigu atvažiuoji vienas, tai vis tiek duoda būstą, ten gauni apie 1200 eurų, tai gali žaisti. Bet, sakau, čia kam ko reikia realiai. Jeigu nori, sakau, daugiau uždirbti, man norėjosi, tai aš ieškojau pats darbo, siunčiau CV, ten atsirado vienas žmogus, ten turi pizzeriją jisai, prekybos centre ir pasiūlė man darbo pizzerijai. Tai aš ten kalbos kol kas nemoku, bet sako, tu kol kas būsi back darbuotojas, kur ten padėsi ten papjaustyti kažką, pizzą kokį iškepti. Tai ir darbo grafikas derinamas, ir dar plus yra tas dalykas Prancūzijai, kada tu dirbi, ten išdirbi kažkurį tai laikotarpį, ten metus, ten pusę metų, tai tada gali stoti jų tą vadinamą biržą ir jeigu, pavyzdžiui, baigėsi sezonas, tada stoji į biržą, tau siūlo tenais darbo kažkokius variantus, ten siūlo, kad kalbą gal galėtų mokytis ir už tai irgi moka pinigus ir kol tu neturi darbo, 70%, jeigu nesumeluosiu, moka tau už tą laiką, kol tu ieškai darbo. Jo. Tai tu pas, pavyzdžiui, planuoji, sakykime, numatom tokį gerą scenarijų, jūs laimėt 3 lygą, patenkat į D2, neaišku, kaip ten, žinai, kaip D2 iš karto vėl kitų žaidėjų nori dažniausiai, žinai, kaip vėl viskas keičiasi. Ir taip toliau, nes kitas lygis ir taip toliau. Tu pats kažkaip ar galvoji jį likti, pavyzdžiui, šiaip Prancūzijai, susiet ateitį su Prancūzija, ar tu vis dėlto norėsi namo grįžti? Maža kas. Aš tiesiog taip, žinai. Tai kol kas tenais planuoju, kol žaidžiasi man ten kaip ir patinka, nes... O jeigu nežaidžiant, pavyzdžiui, jeigu nežaidži, sakykime, tiesiog pati kaip šalis Prancūzija, tau pritampa ar ne? Man patinka ten ta vietovė, kur aš gyvenu, nes ten visai labai gražu. Vienas dalykas, kitas dalykas yra, žmonės visai turtingi, tenais aplink sukasi, nes yra daug slidinėjimo kurortų, ten vienas iš didžiausių slidinėjimo kurortų pasaulyje.
trys slėniai vadinami, tai tenais nuo mano namų realiai 100 km iki tos vietos. Plius Ženeva yra pusvalandis nuo mano namų, tai jeigu va, susimu ten Ignatavičium kažkada tai pasišneki, tai nuvažiuoju varžybų pasižiūrėti į Ženevą jo, tai, tai ta vietovė ir šiaip, nu jeigu į ateitį ten, ar vaikai kokie atsirastų ir ką, tai gali tada vežti Šveicariją juos, kad jie tenais tobulėtų, būtų auktų, tai... O kaip, jeigu lyginant Šveicarijai geriau, ar Prancūzijai geriau, jeigu, pavyzdžiui, vaikus auginti? Priklauso, nes ta miestelį, kur aš dabar būnu, gyvenu, labai daug žmonių bando daryti taip, kad gyventi tą miestelį, kur aš gyvenu Annecy, dirb Ženevoje, Šveicarijoje, nes kelias yra tenais, nu, pusvalandis iki Ženevos. Tai čia juokas. Yra taip žmonių, kas atvažiuoja į tą regioną, tą miestelį, labai daug žmonių dirba Šveicarijoje, uždirba geras algas, bet gyvena Prancūzijoje. Tai va, tai ten, nu, realiai ten netoli važiuoti, jeigu ten paimant Vilnių tą patį, tai iš vieno galo į kitą galą irgi važiuoti labai ilgai, tam gaunasi apie valandą. Jeigu per iki Ženevos da važiuoti tas pats. Jeigu randi darbą, ten vis tiek visi kalba prancūziškai Ženevoje. Nu, va šita visa pusė prancūzų yra kalbantys žmonės, tai jiem yra paprasčiau tenais ir tuos pačius CV siūsti ir pavyzdžiui, iš mūsų komandos yra dabar žmogus, nu, žaidė ten toks vaikinas, jau kitais metais nežais, tai jisai dirbo, turėjo savo įmonę statybų, tai jisai dirbo ir Šveicarijoje, ir Prancūzijoje, o jo draugė yra kineziterapeutė, jinai dirbo Šveicarijoje, Ženevoje. Ir jie ten turi namą ne pačiam Annecy mieste, bet tarp Ženevos ir tarp Annecy. Tai va, tai gerus pinigus uždirba ir ganėtinai neblogai gyvena. Supratau. O pats ledo ritulys, pavyzdžiui, tam D3, kadangi mes prieisim į tavo jaunystę, vaikystę, iš kur tu, iš kokios mokyklos atėjęs, ir, sakykime, vis tiek matėjau ten tą, žinai, sakykime, topinį jaunimo lygį, ir dabar esi Prancūzijos tam trečiam divizione. Pavyzdžiui, tau kaip, jeigu iš šono žiūrėt, koks čia tas ledo ritulys tam Prancūzijoje ir ar tu, pavyzdžiui, matėjai, kuo skiriasi D1 nuo D3? Tai realiai, tai tenais gaunasi, kad yra tos 5, kokios 6 komandos, mūsų, pavyzdžiui, tam divizionė, kur aš žaidžiu, tai jos ganėtinai gero lygio ir galėtų žaisti antroje lygoje. Bet kiek pakalbi, visi nenori ateiti į antrą lygą ir pralaiminėti visiems. Tiek tenais, jeigu žaidi prieš topinės komandas, tai realiai nesmagu visą sezoną žaisti, pralaiminėti ir tada žaisti dėl iškritimo. Tai jeigu organizacija nori išeiti, jie nori tenais ir užsibūti. Nes jeigu išeisi, pažaisi sezoną, vėl iškrisi, nebus jokios naudos, nes tada tiek rėmėjai nelabai kreipsi tai dėmesio, nes viskas remiasi ant laimėtų varžybų. Fanai pas juos irgi ateina ganėtinai daug į visas komandas, aplamai ir D2, ir D1 pilnas būna arenos. Tai vien pas mus ateina žiūrovų apie 2,5 tūkstančio, 2,000. Nėra ta didelė arena, bet jinai pakankamai jauki. Tai viskas yra ir atributika žaidėjų, išėjimas prieš varžybas, pristatymas padarytas labai visai smagus, kur pačiam žaidėjui irgi išeiti ir kada fanai ploja, visi ten su atributika kažkas tenais po varžybų dar parašų prašo ir panašiai, tai labai gera atmosfera žaisti. Bet pavyzdžiui, aš neįsivaizduoju. Pavyzdžiui, man, žinai, kaip atrodo, Prancūzija ir ledo ritulys, žinai, kaip tai būna Italija ir ledo ritulys, atrodo, iš vis nesuderinami dalykai ir toks jausmas, kad kas ten eina žiūrėti tą ledo ritulį. Tai, bet reiškia, eina žmonės ir žiūri, ir tie fanai, jie aktyvūs jie, ar ne? Jo, jie gal ne taip, kaip, pavyzdžiui, Skandinavijai žiūri, nes Skandinavijoje, kiek ir pasikalbu su draugais, kurie žaidžia Skandinavijoje, tai žmonės supranta tą žaidimą. Jie ateina žaidimo ir mato klaidas žaidėjų, kurie daro,
Prancūzijai daugiau žmonės ateina kaip pažiūrėti kaip šou tokį. Supratau. Tai jiem pats procesas patinka kaip žmonės tenais, sakau, ten užsisako ten alaus, pasiema visiems vaikams popkornų, gali pasimti. Tenais maskotas koks vaikšto, linksmina, per traukėlės būna visokie šou, tai ten ar mašinos kažkokios išvažiuoja, ar dailus iščiuožimas, nu daug visokių prigalvoja, kad užsidirbi pinigų, nes viskas irgi, sako, tenais ir su menedžeriu kiek kalbėjau, tai sako, pas mus, kada ateina žmonės į varžybas, tai realiai mes traukiam juos, kad jie ateitų į barą ir užsisakinėtų daug ką. Tai mes už to daug uždirbam. Ir tiek yra atributika, biletai, kainuoja ten vienas biletas į varžybas gal 10 eurų. Tai komandos iš to uždirba, o jeigu lyginant su antra lyga, nu tai mes pernai žaidėm turnyrą, pavyzdžiui, prieš antros lygos čempionus, ten Epinel tokia komanda yra. Tai mes laimėjom varžybas 4-2, bet žaidžiam žemesnėj lygoj. Tai va, o nepasakyčiau, kad ten labai didelis skirtumas, bet tas skirtumas sudaro turbūt, kad antroji lygoje žaidžia, galima žaisti 7 legionieriai gali žaisti, o trečioji gali 5 žaisti. Ir pavyzdžiui, tie patys prancūzai gal kažkiek antroji lygoje kažkiek geresnio biški lygio, o trečioji jie kaip ir pažaidė yra kažkur, bet turi darbus. Nes antroji lygoje daug komandų, kurios žaidžia tik tai ledo ritulį, pas juos rytais treniruotės, nu viskas kaip pro. Ir realiai tos gaunasi, kad antroji lygoje, kada tu turi komandą antroji lygoje, tavo kontraktas skaitosi jau kaip profesionalaus sportininko. Tai realiai po sezono tu eini į valstybinę įmonę tenais ir tau jau nuo ledo ritulio algos, kaip ir kiek tu gaudavai, ten 70% tau moka po sezono, ko nėra trečioje lygoje, nes trečioje lygoje nėra tų profesionalių sutarčių. Yra sutartis, bet jos nėra profesionalios, tai tau moka iki tam tikro turbūt limito pinigus, kur tu gali gyventi, bet plus turi papildomai dirbti, jeigu nori geriau išgyventi. O tau, pavyzdžiui, yra kažkokios užduotis duotos, arba ne tai, kad užduotis gal, yra tau pasakyta, pavyzdžiui, ko būtent iš tavęs asmeniškai dabar komanda kitam sezone tikisi, ar treneris, ar nežinau, ar tu jau kalbėjai su treneriu, ar nekalbėjai? Jo, mes šnekėjom su treneriu, tai jisai mane matė, nes pernai buvo pas mus, galima sakyti, 3 gynėjai ir 2 puolėjai. Atėjo naujas treneris, jisai sako, aš noriu daugiau žaisti atakuojantį ledo ritulį, nes praeitas treneris žaidė tokį, kaip ir norėjo, kad gynybinį ledo ritulį, bet kadangi varžybų nėra daug, lygis tenais, jeigu tu turi gerus legionierius, nu tu gali tenais visai neblogai žaisti ir pelnyti tiek ir daugiau taškų. Tai šitas treneris yra atėjęs ir sakė, kad nori daugiau žaisti atakuojantį ledo ritulį, tai pasiėmė 4 puolėjus ir aš būsiu vienas importas gynėjas. Tai jisai žino, kad aš irgi mėgstu pasijungti atakas, tai sakė, kad mato mane ten, kad powerplay žaisiu visada realiai ir daug žaidybinio laiko gausiu, kas man irgi imponuoja, nes jeigu tenais žiūrint į kitas komandas, jeigu ten siūlo ir tau siūlo kažkokią tai rolę, kur tu gal būsi ten 3, 5 gynėjas, negausi powerplay, negausi ten išeiti į penalty kill, tai nelabai ir ta rolė turbūt ir domintų mane, nes aš pratęs ir noriu žaisti daug, nes kiek rinkiniai gavosi, man dabar sužaisti visai nemažai, ten po 20 minučių žaisdavau tiek ir savo komandoje, aš visą sezoną, jeigu žiūrint statistiškai, žaidžiau po 25 minutės į varžybas. Tai va, tai iš tos pusės tai... Konkurencija bus, yra kažkokių vertų tokių dėmesio arba tau sudarančių konkurenciją gynėjų? Nežinau, kokiam prasmėm, visom prasmėm. Ūgis, svoris, greitis, nežinau, bet kas. Nemanau, kad taip, nes komandos, kadangi renkasi dabar tas sudėtis, tai jie neėma tenais kaip kitose, ten aukščiausiose lygose, neėma tų ekstra
ekstra gynėjų ir ekstra puolėjų, kur ten jeigu traumų būtų ar panašiai, tai pas mus viskas sudėliota gan suspaustai, tai jie pasiėmė gal 7 gynėjus, man atrodo, esą. 6, tai bus ten keletą jaunų gynėjų, prancūzų, keletą ten patyrusių, kiek girdėjau, treneris nori. Tai aš tos konkurencijos kiek pernai, ne tai, kad nejaučiu, bet tiesiog, aš matau, kad mane ten stato, matau, kad duoda daug žaidybinio laiko, matau, kad mane, kaip pasakyti, stato ir į daugumą, ir į mažumą, ir tikisi iš manęs daug, tai ir jie to neslėpia, kad jie nori, kad aš didelę rolę žaisčiau komandai. Čia labai svarbu, geri aukšti, kaip sakant, aukštai tave vertina, tai tau gerai iš principo, bendrai. Nes jeigu gerai praeisi visą sezoną, tai be traumų ir taip toliau, tai čia geras dalykas, šiaip tai kai pasitikė jau treneris iš karto. Jo. Bet nėra to tokio dalyko, žinai, kad yra posakis, niekada netikėk trenerių, nes treneriai meluoja visada. Gal yra to iš tos pusės, bet aš, nežinau, linkęs tikėti, aš noriu tikėti organizaciją, nes mes jau ganėtinai gerą ryšį su ta organizacija susikūrė, tiek su prezidentai, sakau, tiek yra ten žmonės aplink vaikų ledo ritulį, kurie irgi yra žaidę tiek Prancūzijos rinktiniai, tai praeitas mūsų treneris irgi lieka organizacijai, jisai yra U18 rinktinės video treneris Prancūzijos. Tai ganėtinai profesionalų žmonės tenais yra ir stovi, ir kada matai, kad ta organizacija nori augti, jie kalba apie tai, su tavim šneka, kad nes turėjom diskusiją, kad aš gal norėčiau į aukštesnį lygį, tai jie man sakė, tu dar palauk, nes mes šitais metais tikrai norim, mes norim išeiti tą aukštesnį lygį, mūsų jaunimas, ta vaikų komanda augo, ten U16-mečiai, Prancūzijos čempionai ir jie paaugs kitais metais, jau gal pasijungs, mes norim, kad jie liktų šitą miestelį ir žaistų šitą miestelį ir atstovautų savo miesto komandą. O žiūrint kaip sako jie į mane tenais, kad aš ten pavyzdį tokį rodau, kad žaidžiu ten už rinktinę ir vaikams, būtent organizacijos vaikams, kurie lanko ledo ritulį, tai jie daro daug tokių mytų su vaikais, kur tu ateini per kalėdas pas juos tenais, per įvairias šventes, kur tave kviečia, ten turi dalyvauti, nes taip ten vyksta pas juos. Ir gerai, pradeda atpažinti, pradeda tada domėtis tavim ir bando auginti tą. Gerai, tai dabar iš tavęs daug kas tikisi, reiškia, ant tavęs yra uždėtas svoris, atsakomybės šioks toks vis tiek. Tai tu dabar kažkaip ruošiesi? Darai metimų po 200 kasdieną? Jo, dabar pradėjau po čempionato, kažkiek pailsėjau porą savaičių. Aha. Ir pradėjau judėti po biškį. Tai... O tu treniruojas vienas ar su kažkom tai? Ar kaip tu treniruojas? Dabar su draugu treniruojamas, su Elvinu Karla. Tai jisai grįžo. Ai, su Karla? Jo, jisai grįžo. Jisai irgi iš Zarasų? Jo, mes klasiokai kartu buvom. Realiai nuo pirmos klasės ir ledo ritulį kartu pradėjom lankyti. Dabar padaryta salė čia, visai nebloga sporto centre Zarasuose, tai pradžioj stalo tenisą einam pažaisti. Užsikabinę, užsivedę prieš kiekvieną treniruotę, ten iki 4 pergalių žaidžiam. Gerai, labai hand-eye coordination gerai vystosi. Ant ping-pongo, tai čia gerai, geras dalykas. Taip, gamtoj čia daug visokių ir aikštelių, ir stadionų yra, kur ne tiek daug žmonių, gali susikoncentruoti, salė visi reikiami treniruokliai yra, kurių reikia pasiruošimai. Kiek einat į salę, kiek kilnojat, kiek bėgiojat, yra kažkokia sistema, pagal ką jūs ten treniruojatės, ar tiesiog taip? Tai jo, tai dabar po rinktinės, kaip tai gera pažintis, kad atėjo Deividas Rinkevičius į mūsų rinktinę. Aha. Visai neblogas fizio rengimosi treneris, tai parodė tą programą, įvedė į rinktinės mūsų stovyklos pasiruošimą ir
iš kažką iš ten dabar traukiu ir darau. Kai kada susiskambinam su juo, paklausiu, ką reikia daryti, kaip reikia daryti. Yra ir video, kaip ką reikia daryti. Ir šiaip turiu dar iš praeitų sezonų, kur aš esu žaidęs tenais. Ir Suomijai programų visokių įvairiausių, tai pamiksuoju tenais. O ko tau trūksta, pavyzdžiui, kaip žaidėjai, jeigu žiūrėti, žinai, kaip yra siūloma, sakykime, prieš pradedant pasiruošimą sezonui, patį tą jau off-seasoną vadinamą, tai reikia susirašyti arba padalinti ten tokią kaip lentelę savo tipo sudaryti, kuri, pavyzdžiui, kad atrasti savo silpnasias vietas, per kurias, sakykime, labai ypatingai daug dėmesio skirti vasarą, būtent jas tobulinti ypatingai, kažkaip daug dėmesio. Tu gal pastebėjai, pavyzdžiui, per rinktinę, aš manau, gerai parodo tokius dalykus, nes, žinai, viskas labai ant high tempo ir labai viskas įtampa ir greitis, nu viskas, kas yra, rinktinė, žinai, išmelžia normaliai. Bet, vat, tu turi kažkokį, tu, vat, asmeniškai pats žinai savo minusus, kokius tu, vat, kur tau reikia temptis stipriai pačiam, vat, jeigu savikritiškai žiūrėt, žinai, iš šono. Nežinau, manau, kad jeigu fizio pasiruošimas, tai viskas... Bet kuriam? Bet norėtųsi daugiau tenais ledo. Nu, ledo turėtų treniruočių, bet kadangi čia ledas tik tai gaunasi nuo Liepos mėnesio, tai sunku, bet norėtųsi daugiau turbūt ant ledo treniruočių. O kas būtent, pavyzdžiui, tu jau vis tiek patyręs žaidėjas, vat, ko tau reikia to ant ledo, kodėl tau reikia ledo? Čia, žinai, jeigu žiūrės jaunimas, žinai, kad jie žinotų, nes, ką tu mastai jau suaugęs, žinai, sportininkas. Yeah. Nes visi, žinai, galvoja, ten pačiošiu, ten prasibėgsiu, ten pakilnosiu ir jau, žinai, jau gerai, bet ką, pavyzdžiui, suaugęs ledo ritmininkas žaidžiantis rinktiniai, kuris turi rodyti pavyzdį, jaunimui, vat, tu sakai, tau reikia ledo, vat, būtent kurioje vietoj tau ką reiks, vat, jau patyrusiam žmogui, ką tau dar reikia treniruoti? Na, aš manau, kad vis nėra to tokio, kad aš dabar ten žaidžiu rinktinį ar pasiekęs tam tikrą lygį, tu bet kokiu atveju, bet kokiam amžiui turi tobulėti. Aišku, kondicijas laikyti ir salėje, ir bėgimas, viską tą įjungti. Bet manau, kada pailsi po kažkokio tai laiko, vis tiek nepraras to ledo. Tai yra dabar įvairiausių ir turnyrų, ir dabar stovyklų mačiau daug, kas daro pasiruošimą. Tai vat, būtent turbūt akcentuoti tuos dalykus, ką tu negali sezono metu akcentuoti. Nes dažniausiai sezono metu tu būni susikoncentravęs į komandos kažkokius tai derinius, nėra labai daug laiko, jeigu žaidi kokioje žemesnioje lygoje ateiti ir pasitreniruoti, pavyzdžiui, tos pačius metimus iš kažkokio tai taško, kur tau atrodo, kur vat, per varžybas būnu, ten dažniausiai būna man momentas ten su rytuliu ir ką aš galiu su juo padaryti geriausiai, vat, būtent. Tai jeigu yra galimybė eiti į individualias kažkokias treniruotės, kur tuos vadinamus skillsus savo tobulinti, tai visą laiką turbūt reikia eiti. Tai rugpjūtį pas mus atvažiuok, suorganizuosim mes tau su NHL-ininkais. Treniruotės. Visą rugpjūtį palakstysi tenai šitą... Nepraras tokio. Nežinau, jeigu vat, vasaros sezonų pasiruošimas, tai nepraras to tokio, kad dabar vat, ir buvo krepšinio turnyras, kažkur tai nueiti, vat, kažkokių tai žaidybinių sportų pasivaist, kad neprarastum to tokio žaidybinio mąstymo iš to, nes vasara irgi tas dalykas padeda, žaidi futbolą, krepšinį, žaidi tenisą, visą laiką smegenys dirba, tas žaidybinis tas dalykas niekur nedingsta. Jo. Tai va. O tai čiuožimo reikia to treniruotis, pavyzdžiui, kažkaip, kad, žinai, lateral, žinai, judėti iš šono, tu... Aš manau, aš norėčiau jo daugiau irgi to čiuožimo, vat pernai gavosi taip, kad čianais, kadangi ir pradėjau Daugpilį žaisti, tai daug žmonių pažįstu dabar, su kuriais žaidžiau anksčiau, tai jie dabar treneriais tapo, treniruoja vaikus. Tai pernai metais prašiausi, kad į vaikų treniruotės eiti. Tai buvau tenais, nuvažiuodavau porą kartų į savaitę, čiuožimo
čiuožimo treniruotės, paskui eini ten vakare su mėgėjais pasižaisti. Tai ledo, nu, nepamėtų. Supratau. Nu tai viskas aišku su tavim. Tai reiškia, tau reikia ledo kol kas nėra, tai kol kas su Karla ping-pongą žaidžiat. Jo, ping-pongą ir salę. Gerai. Tai taip neatsakė, kiek kartų einat į salę maždaug, į savaitę? Mes kiekvieną dieną sportuojam išskyrus kiekvieną dieną. Šeštadienį, sekmadienį. Supratau. O ką šeštadienį, sekmadienį, televizorius, serialai, ką mėgsti daryti laisvų laikų? Ne, gamtoj dažniausiai būnam, čia pasiemam tokio laivas yra, jeigu geras oras, tai varom su laivu paplaukti. Jo, kas per laivas? Ten toks motorinis, jisai yra staliukas, galima pasidėti ten ir vaišių. Tai būna visokių ir koncertų, ar į kokį koncertą nueini, tai šiaip su draugais pasimatai, ar yra veikinas pas mus čia Zarasuose, tai galima nueiti paveikuoti. Tai veiklų tokių, aktyvių bandom. Ką valgai vasarą? Tai ką mama kepa, tai valgo. Ką mama kepa? Tai įvairiai, tai visko, ir blynus, ir cepelinus. Mėgstamiausias, koksai mamos patiekalas? Cepelinai turbūt dabar paskutinime. Jo, su varške ar su mėsa? Su mėsa. Su mėsa? Su kiauliena, ar su aviena, ar su kuo? Su kiauliena. Tai tėtis biški medžioja, tai yra ir dešrelių pavalkom. Tėtis medžioja, jo senai medžioja? Jo, senai. Senai medžiotojų būrelė, ne? Jo, tai irgi nuvažiuojam ir pamedžioti, ir pažvėjoti čia, Zarasai vis tiek toks kraštas, kur daug ežerų, aplinkui 300 rajoninių ežerų. Tai... Yra kur? Yra kur, varom ir pažvėjoti, ir pamedžioti. Žvėjot mėgsti pats šiaip? Jo. Ką gaudot ten Zarasuose, kokios žuvys kimba? Dabar paskutinį kartą lyną pagavom su draugu. Ok. Ten lyja labai stipriai? Griaudžia, kas ten vyksta? Jo, griaudžia. Baisu? Ne. Supratau. Gerai, žiūrėk, dabar apėjom tavo Prancūziją, dabar išsiaiškinom, žinai, kad aš nuo kito galo su tavim pradėjau, ne, su visais pradedu maždaug nuo vaikystės, su tavim galvojau labai pats tas šansas, nes vis tiek galimybė yra tokia nebloga kaip ir su tuo pasirodyti pačiam, ne, nes tu jau gerai pasirodėjai rinktiniai, nes tarp kitko, dar apie jaunystę, vaikystę dar nešnekėsim, davai apie rinktinę pašnekam. Kaip tau rinktinė, kaip viskas, kaip jums ten prasidėjo? Tai viskas kaip visada, gera atmosfera, visą laiką grįžti į rinktinę, tą mėnesį visi sportuoja, važinėjom realiai iš Vilniaus į Elektrėnus kažkas, jeigu, pavyzdžiui, Lietuvoje gyvena, tai dažniausiai gyvena namuose, bet kas atvažiavę iš kitų šalių, žaidžia, pavyzdžiui, aš iš Zarasų neturiu kur gyventi, gyvenam viešbutį. Tai visai smagiai praleidom tą stovyklą, visai neblogai čempionatas. Kiek laiko stovykla buvo, kad iš eilės, taip žinai, papasakotum? Jo, tai mes rinkomės balandžio 1, realiai visą mėnesį treniravomės. Ten keletą varžybų draugiškų su estais, su lenkais. Kaip maždaug atrodė tas jūsų pasiruošimas, tas pats procesas, ką jūs ten darėt, kaip ten vyko maždaug? Pirmą savaitę daugiau ant fiziškumo turbūt dirbam, daug buvo ir salėj darbo įdėta, ir ant ledo kondiciją pagerinti žaidėjų. Pas kažką vis tiek kažkas anksčiau baigė sezonus, kažkas... Jo. Tai pradžiom kondicijų pirmą savaitę, paskui atvažiavo pagrindinis treneris, dirbam daugiau ant taktinių tenais visokių dalykų ir kaip išeinėsim iš zonos, kaip žaisim puolimo zonai, paskui dauguma prasidėjo, kada visi buvo atvažiavę. Tai treniravomės realiai visą mėnesį. Leidom daug laiko kartu, kas irgi, manau, padėjo mums suburtą tokią gan draugišką kolektyvą, kas yra, manau, vienas iš pagrindinių dalykų į sėkmę tokiuose turnyruose, kur tu žaidi 5 varžybas, tai laimi geras kolektyvas, jeigu tu vienas kitų pasitiki, gerai sutarėt visi
ir vienas kitą palaiko, tai tas rezultatas toks gaunasi. Kadangi I- buvo vėl Mhm. jauniausia komanda. O kaip suprasti jauniausią komandą? Ta prasme, pagal amžių jūs buvot jauniausi? Nu jo, pagal amžių, pagal lygį turbūt, kur žaidžiam visi. Ir turbūt nelabai kas ta mūsų komanda iš sudėties ir tikėjo, kad mes čia galim kažkokį tai rezultatą parodyti. Ne, aš tiesą pasakius labai buvau nustebęs, kaip jūs ten neblogai pasirodėt. Aš manau, kad jūs irgi nuvertino ir priešininkai, kas jums sužaidė visai neblogai. Bet aš ne tai, kad nuvertinau, bet aš galvoju, nu, atsargiai, blemba, pasižiūrėsiu, nes kiekvienas varžybas žiūrėjau. Ir, nu, labai jau likau smagiai nustebintas, nes pirmas tai taip sunkiai pradėjot, pačios pirmos tos varžybos. Pala, prieš ką jūs žaidėt? Prieš ne prancūzus? Prieš kazachus, jo. Jo, sunkiai, bet ten gera komanda jų. Nu jo. O po to jūs jau visai normaliai apšilot, kaip sakant, kojas, ten čiut tik tai pritrūko. Įsidrasinom ir tas rolės parinko treneris, gerai išaiškinavo rolės, kokios rolės pas kiekvieną žaidėją, ką turi. Kokia tavo rolė buvo? Tai realiai mūsų rolės su Ališausku buvo dažniausiai mažumą mes degindavom, Aha, gerai žaidėjų. jo. Kiek priėmė rytulių į save? Per varžybas gal gaudavosi kokius 5-6 užblokuodavau. Ok, nes kažkaip tai mačiau labiausiai, tai nuo Ališauską ten šaudė be sustojimo. Jėzus Marija, man to žmogaus ten gaila buvo žiūrėti per televizorių, tai aš įsivaizduoju, kaip jisai tenai mėlynas vaikščiojo, jūs ten mėlyni buvot. Tai toks dalykas buvo, kad jisai per pirmas varžybas gavo traumą, jam lūžo pirštas ir jisai visą čempionatą žaidė susilūžęs pirštų kojos. Tai tas irgi, nu, kada tu matai, kad kada tavo kapitonas žaidžia su sulaužytų kaulų, tai irgi tas dalykas įkvepia ir Faktas. kada matai, kada ateini į rūbinę, ten kažkam šaldo koją, kažkas tenais irgi atrodo, vat, ir Emilius Krakauskas buvo tenais tokią mini traumą pirmose varžybose gavęs, ten šonkų buvo labai skaudėjo. Tai kada matai tokį pasiaukojimą ir vienas kitą užvedinėjai, tada dar atsiranda daugiau tos energijos ir jėgos ir tada išeini vienas už kitą ir kovoji. O tu, kadangi esi puolantysis toksai gynėjas iš tų, sakykime, mažesnių tokių, bet kur landus ir puolantis toks gerai prisijungi visur. Palauk, tu man atrodo ir įmušiai, ar ne, tokį vieną, kur prisijungi gerai. Ar man susivaideno? Ne, neįmušiai. Aš šį čempionatą. Neįmušiai? O asistą davė? Turėjau progą prieš prancūzus. Gal proga buvo, Neblogai. Jo. Tai šitą, tu panaudojai to savo tokį, kad pasijungti, ten, žinai, užpulti ir taip toliau. Teko tau tokio šansų? Aš panaudojau, bet atvažiavo Danas Lacroix, kuris laimėjo Austrijos aukščiausią lygą, tai žmogus tikrai turi didelę patirtį. Jo. Ir pats žaidęs NHL. Mhm. Ir jisai dažniausiai, kad atvažiuoja rinktinė, būna atsakingas už gynėjus. Aha. Tai jau per tuos metus, kiek jisai atvažiuoja, nu tu žinai, ko jisai iš tavęs tikisi ir ko nori. Tai visą laiką tokiuose turnyruose treneriai nori, kad tu kuo paprasčiau žaistum. Įėjimas iš zonos, kuo paprastesnis, pirmas pasas, ten matai pirmą žaidėją, atiduodi, tada pasijungi, bet nu, ne per agresyviai, negali ten nusikirsti labai, bėgti prieki ten užpuolėjus ir bandyti tenais kažką kurti. Aišku, jeigu dabar pasižiūrėjus ten tą patį, kur elitinis čempionatas žaidžia, tai visai kito lygio žaidėjai, tai tie pasai pas juos tikslesni, visi su tuo rytuliu žaidžia, nu tikrai gerą ledo rytulį, tas rytulys nelabai ten pas juos, nu jie nebijo su tuo rytuliu kažką padaryti ir ten ant mėlynos linijos ten gynėjas, o kadangi to pas mus meistriškumo turbūt trūksta. O va čia ir pastabdom, meistriškumas trūksta. O kodėl tau meistriškumo trūksta? Nu, man tiesiog, žinai, psichologija sportininko įdomi. Jo, aš manau, kad psichologija tokia mūsų, kad aplamai Lietuvoje tokius pagrindus deda, kad nežinau, kitose šalyse, pavyzdžiui, Kanada, ten Amerika, Švedija, turbūt Suomija akcentuoja
tokius dalykus, kad tu neturi bijoti kažkokių tai dalykų daryti su rytuliu. Nu. Mhm. Tai atsimenu, kada atvažiavau, man buvo ten 17 metų į Suomiją. Pirmus metus aš buvau po Peterburgo SKA atvažiavęs Mhm. ir sako, ir kažkaip tai atidaviau ten, ar netikslų pasą, ar kažką atėmė iš manęs. Ir treneris paskui sako, kodėl tu neapžaidinėjai žaidėją. Sako, Jo. tu turi skillą, sako, tu parodyk į vieną pusę, išeik į kitą pusę. Mhm. Nes sako, kitaip, sako, čia, jeigu tu ir prarastum rytulį, tai aš nieko nesakyčiau, nes tu bandėjai, gerai bandėjai. O dažniausiai pas mus moko taip, kad, kuo paprasčiau, kuo geriau, išmesti per bortą, ar tam išmesti per bortą, duosi puolėjai, pasikeisi ir neduoda žaidėjams to tokio confidence'o turbūt, kad jie gali su rytuliu kažką daryti, kad jie nebijotų daryti su tuo rytuliu. Gal dabar kitaip, aš nežinau, gal kitaip dabar treniruoja, bet anksčiau tai būdavo. Tas pats dabar irgi. Daugmaž. Daugmaž. Ja. Daugmaž. Bet tas vat ir yra, kad... Tai tau reiškia užsėdo tas į galvą, iš principo, tu realiai gali techniškai, bet psichologiškai negali. Ne, aš ne iš tų žaidėjų, kur aš bijau žaisti. Man visą patikdavo su rytuliu žaisti. Aš noriu su rytuliu visą laiką žaisti, bet jeigu iš 5 žaidėjų žaidžia 2 su rytuliu, o 3 žaidėjai žino, ką jiem reikia padaryti ir pasikeisti, tai niekada to nebus tokio, kad kažkas gali kažką sukurti atakui tokio, kaip, tie patys ten Kanados pirmas penketas ar Švedijos ten tie... Nesuprantama jo. Tenai suka su rytuliu zonai ten po 50-40 sekundžių gal užsilaiko. O yra ten, sakau, kaip ir 2 žaidėjai, bet tu turi turėti visus 5 žaidėjus, kad jie norėtų žaisti su rytuliu ir nebijotų žaisti su rytuliu. Faktas. Tu vienas realiai tokiam lygiui gali apžaisti vieną žaidėją, bet iš karto prisistato antras ir tada jau tu turi kažkokį sprendimą tada daryti. Jo. O kada žaidžia visi 5, visi atsidengia, visi nori rytulio ir nebijo, ten padaro kažkokį tai viražą vadinamą, ar nežinau, ar kokį risk pasą atiduoda į centrą, kur matai, kad tikrai atsidengia žaidėjas, reikia tau ir į ausį, kad duok rytulį, aš padarysiu dabar. Tai va, tai to, manau, trūksta. Supratau, o pavyzdžiui, tau, kai buvai rinktiniai dabar iš jaunimo, kas tau krito į akį labiausiai, pavyzdžiui, bendrai pagal viską, pagal sprendimus, pagal žaidimą, pagal čiuožimą, pagal metimą, pagal viską. Yra kažkoks, kad pažiūrėtum, sakytum, kaip treneris, kad šitas neblogai visai. Tai realiai visi jauni, kurie dabar atėjo rinktinę, jie įnešė tos geros energijos į mūsų komandą. Tiek ir Dovydas Jukna, pažaidęs ten Kanados aukščiausio jaunimo lygoje, dabar, kiek žinau, treniruojasi su vyrų Ženevos komanda vasarą. Tiek Dominikas Sadauskas. Tai jie išsiskyrė, nes Dominikas žaidė su vyrais Liepojoj, tai kada tu žaidi su aukšto meistriškumo vyrais, tai jie tau patarė, kaip elgtis su rytuliu, jie nori patys žaisti su rytuliu, tai ir tave į tą įtraukia, kad tu nebijok, daryk, varyk, mesk, apvarinėk. Tas pats, kas ten iš jaunų pas mus dar buvo. Gynėjai pas jūs buvo irgi dar jauni. Bet jau sužaidė realiai čempionatą, buvo tiek Seniutas, tiek Valivonis, jie jau žaidžia ne pirmą čempionatą, tai negaliu sakyti, kad labai jauni rinkti. Seniuta 04, patobulėjo jie. Kaip? Patobulėjo jie šiaip per tuos metus, ar ne? Tai Linas Dėdinas dadėjo tos tokios energijos, kur tikrai ir pagal greitį, ir pagal sprendimų kažkokį tai tą priėmimą, kaip, iš paprastos pusės, ko ir realiai reikėjo mūsų komandai ir treneriam, ko jie prašė, kad mes žaistumėm kuo paprasčiau, nes mes žinojom, kad mes nebūsim ta komanda, kuri darys tenais ir dominuos varžybose, mes būsim tie underdogai vadinami, kad mes turėsim blokuoti rytulius, mes turėsim eiti kovoti ir laimėti 2 kovas į kampus, išvesti rytulius į vidurinę zoną ir tada bandyti kažką sukurti. Tai buvo
pagrindinis planas ir mūsų tos komandos, su kuria mes žaidėm, pagrindinis tikslas buvo gera gynyba, nes nuo geros gynybos tada gali užpulti. Mes nepraleidom labai daug įvarčių, gerai sužaidėm visi savo rolės, kas ir lėmė, manau, tą pergalę ten prieš Lenkiją, taip ir prieš prancūzus mes sužaidėm visai ten neblogai, taip, ten jie varžybas, kiek buvau įsijungęs visas varžybas žiūrėjau, nu tai matai, kad jie dominuoja, jie nori žaisti su Rytuliu, jie žaidžia su Rytuliu, bet tu nieko neleidi jiem padaryti, jokios laisvos tenais erdvės jiem neduodi, kad jie kažką tai sukurtų ir tada gaudojam tų tokių greitų kontratakų, perėmė Rytulį, nu tai gaunasi, įmuš gaunasi, ką ir pavyko, pavyzdžiui, su tais pačiais prancūzais, ten perėmė Jukna perėmė Rytulį, parodė gerai, vos neįmušė, atidavė perdavimą Griniui įvartis, va jau. Nors jie visą ten pusę kėlinio mus spaudė. Nu, taip. O yra pas jūs, yra komandų Lietuvos rinktiniai, pavyzdžiui, tas, žinai, vadinamas hockey nerd, tipo ledo ritulio moksliukas, nu, žinai, kur jau visai ant ledo ritulio pasinešęs. Visais atvejais. Maistas, treniruotės, nu, tarsi pasiruošimas, bet kas, viskas apie ledo ritulį. Yra toksai žmogus? Nežinau. Nuo ryto vakarą eat, sleep, hockey, repeat. Jo. Tai toks gal Linas Dėdinas taip toks pasirodė. Mes kaip yra bendraujam, tai tu matai kaip kas ką daro. Dabar realiai tas jaunimas toks pas mus, kad turbūt žaidžiantis gerose lygose jaunimo ir matantis tam tikrus pavyzdžius, kaip reikia ruoštis ir ką reikia daryti, tai atneša to tokio profesionališkumo ir gal dar išskirčiau ir Nausėdą vartininką mūsų. Jisai toks labai ramaus būdo, pavalgo, pamiega, pažaidžia, labai niekur neina ten labai pramogauti ir jo. Tai va, išskirsiu. Nausėda maladėts. Nausėda kūriau. Be Nausėdos aš nežinau, ką jūs būtumėt darę, tiesą pasakius. Jo, nes Nausėda lupo, jisai ten ant ausų stovėjo, ant visko stovėjo. Jo, nes labai gerai sužaidė. Aš vis rašau, aš gal pasižiūrėsiu pas mane ant lentos. Yra Nausėda parašyta, kad turėčiau kalbinti. Nes žinau, kad Lubys pas mane planuose ir Nausėda. Yra Nausėda irgi. Yra įrašytas, kada nors gal sutiks, nes čia sunku jūs sugaudyti visus. Ja. Nes Krakauskui pasakysiu, Krakauskas nesutiko su manim. Niekaip. Neatsako nieko, jisai man nulis emocijų iš vis. Tai pykstu aš ant Krakausko. Nu, gerai. Rinktinę pabaigiam. Dabar man labai įdomu, kaip tu atsiradai iš viso ledo ritulį. Nuo Adomo ir Ievos gali pradėti. Maždaug ten. Tai... Iš Zarasų kilęs. Jo, aš iš Zarasų kilęs. Ir gavosi taip, kad tėvai žaisdavo, mano tėtis ir tada Elvino Karlos tėtis žaisdavo. Žaidė ledo ritulį. Vaikystėje žaisdavo. Jo, jie susitikdavo su savo ten draugais ir pasižaisdavo. Tai tada mes, kada atsiradom mes ir tada mus pradėjo imti į dar buvo geros ganėtinai žiemos, užšaldavo ežeras ir eidavom ant ežero. Tai realiai praeisdavom ilgai ant ežero, nuo ryto kaip išeidavom, apsimaudavom pačiūžas, nučiuožiai savo aikštelę su kastuvais, pasistatai batus ir žaidi realiai. Tai viskas ir prasidėjo. Tai ko trūksta dabar turbūt? Tai ko trūksta dabar vaikam? Jo. Vaikai to nebedaro iš vis. Jo. Tai mes ant tokio užaugom čia ant Zarasaičio ežero, o paskui kažkaip tas ledo ritulys prilipo, mes mėgdavom žaisti žiemom, lauktom, žiema praeina, vėl lauki žiemos, kada ateis. tą sezoną aš dar karate užsiiminėjau gan profesionaliai, kada būdavo vaikas. Tavo tėtis kažką turi bendro su karate, ne? Ja, jisai treneris yra, tai treniravo, tai dėl to ir... Taip, blemba, baisu buvo ką padaryti, ne taip? Ne baisu. Žinai, kad čia tik tai ir viskas, nei diržo nereikia. Ja. O paskui kažkurią žiemą
po jau baiginėjusių žiemą sako, Elvino tėtis, man atrodo, sako, tai gal pabandom į Daugpilį nuvažiuoti, man buvo po 9, man atrodo, metus. Mhm. Ir sako, tai pabandom nuvežti, pasižiūrėsim. Nu, mes net neturėjom ten realiai jokių nei apsaugų, žaisdavom čia, va, turėjom kas su redutininkų apsaugom, kas šiaip va Maikį iš Turgaus, ten NHL komandą nusipirkė, nu, Mhm. toks grynas old schoolinis ledo ritulys. Čia kelinti maždaug metai buvo. Čia 2000 kokie 6, 2007, 2008, va tai va. Aha, okay. Atrodo, čia tik vakar buvo. Jo. Tik vakar atrodo, kad buvo. Paskui mus nuvežė į Daugpilį. Mes pradėjom tenais lankyti tą, sakom, grupą vadinamą, tai pradedančiųjų grupę. Mhm. Ir pradėjom tenais lankyti. Pabiški supirkom mum aprangas, Elvinas iš karto į vartus ėjo stovėti, nes jisai nuo vaikystės visą laiką vartininkų, ten tiek futbolą žaisdavom, tiek rankinį. Mhm. Įgimtas jau vartininkas. Nuo prigimties, o aš visą laiką žaidėjas būdavau, tai žaisdavau. Tai mus kaip atvedė, tai prilipom, atsimenu, prie stiklo, tada tėtis atėjo, sako, patinka, gerai. Nu, tai taip ir prasidėjo, tada pradėjom jau lankyti į Daugpilio tą mokyklą, tada Daugpilio mokyklai mus tenais į vyresnę grupę paėmė treniruotis. Tai Daugpilis buvo geras ledo ritulys ten buvo bendrai, tais laikais. Jo, kada mes atėjom, tada dar tokia komanda Latgalė buvo. Aha. Tai daug lietuvių žaidė, ten ir Egidijus Bauba žaidė, ir Dovydas Kulevičius, tai tada daug iš Latvijos, ten neblogų žaidėjų ir buvo gan nebloga organizacija, visą laiką rinkdavosi pilna arena Daugpilio, mes eidavom žiūrėti tas varžybas ir tas ledo ritulys toks, nu, buvo gan aukštam lygiai, nu, pagal Latviją. Nes jie žaidė tiek Baltarusijos čempionate ir Latvijos čempionate. Mhm. Iš pasakojimų ir algos buvo labai didelės žaidėjų, tenais apie 20 000 latų kažkas gaudavo tokiai Latgaliai. Mhm. Ir Čia labai daug. jo, tais laikais būdavo dideli pinigai. Jo. Nes latas buvo stipresnis už litą. Jo. Mhm. Ir iš uniformos visi apsirengė vienodai, autobusas, nu, pro lygio komanda. Ir ta ledo ritulio komanda irgi ganėtinai tuo metu lankė daug vaikų ir buvo daug grupių, tai tada atsimenu, kad mus pradėjo vežioti tas treniruotės iš Zarasų, nes mes mokėmės mokykloje Zarasuose, o po pamokų vežiojo jau į Daugpilį mus treniruotės. Tai pradžioj taip, nu, skeptiškai, nes buvo vienas ten treneris vaikų, kuris sakė, jau per vėlai tipo atvažiavom, nes mes atvažiavom 9, o šiaip mūsų ten grupės vaikai pradėjo jau ten nuo 5-6 metų čiuožti. Yeah. Tai va, tai nelabai ten tikėjo, bet mes per porą tenai sezonų ganėt gerai pagavom ir gavosi mums, nu, gal netgi aplenkt tuos žaidėjus, kur ten žaidė. Mhm. Jo, nuo mažens. Nuo mažens, jo. Nu, vien per norą, vien per tą užsidegimą, kad patinka žaidimas, patinka važinėti, patinka žaisti, linksma. Ir gavosi, kad mes taip ir užsikabinam tenais. Tada pradėjo ir mūsų tėvai važinėti, sužinojo, kad galima įsinuomoti ledą Daugpilio arenui. Atsimenu, buvo pasiėmę patį vėliausią ledą, ten 23:00, kur iki 12 nakties žaisdavom, atvažiuodavom, surinkę buvo komanda uteniškiai, keletą iš Rokiškio tenais žmonių ir va, iš Zarasiškiai. O tai grįždavot atgal ar nakvodavot tenai? Ne, nes realiai mus nuveždavo, būdavo taip, kad mus nuveždavo kokį 4 valandą vakaro. Mes atsitreniruodavom su Elvinu su savo grupė, paskui atsitreniruodavom su vyresnių grupė, tada būdavo tas gepas iki tos 11 valandos kartais, ten porą kartų į savaitę, kur dar tu lauki, dar tu ten eini kažkur su lasdom, arenui ten, varai ten pažaisti kažką ir tada žaidži dar su mėgėjais. Ir dar būdavo, kad eidavom su mėgėjais dar į turnyrų žaisti. Į turnyrą užsiregistravo miesto Daugpilio
Ir tai prasidėjo Daugpilio tas. Gerai, tai kaip atsirado tavo gyvenime tada jau ten tie Sankt Peterburgas, kas ten pas tave buvo su... Jo, tada po Daugpilio į Sankt Peterburgą aš patekau taip, kad Sankt Peterburgas jie atvažiuodavo į Daugpilį stovyklauti. Aha. Ir gavosi taip, kad atvažiavo kaip tik metai 98 ir 99 į stovyklą, nes 97 važiuodavo į Suomiją pas juos stovyklauti, o jie kažkaip tai susirado būtent Daugpilį, nes Daugpilį ganėtinai pigus ledas jiems tuo metu buvo. Taip. Geros sąlygos, maitinimas visai geras ir jie atvažiuodavo vasarom kokiam 2 savaitėm čia pasitreniruoti. Ir sužais dar kartais su mūsų tą metų amžiaus grupė, kaip draugiškas varžybas. Tai va, ir gavosi, kad tėtis mano buvo toks Antanas Gricius, jisai iš Juodupės yra ledo ritulio. Jisai pažinojo ten vieną iš trenerių ir tėtis sako, pakviesimės juos į Zarasus, kad jie atvažiuotų, kaip užklasinė kažkokia tai veikla, kad čia atvažiuos prie ežero, čia paplukdinsim su laivu ir panašiai. Tai atvažiavo treneris ir jisai paklausė, ar galėtų mano sūnus, sako, jisai lanko ledo ritulį Daugpilio mokyklą ir galėtų su jumis pasitreniruoti šitą savaitę. Jie kaip ir nieko prieš, sako, jo, tegu ateina, tai nuvežė mane į stovyklą, tai pradėjau treniruoti su jais, jie atvažiuodavo kas vasarą, tai vieną vasarą tiesiog treniravausi, paskui atvažiavo kitą vasarą irgi pasitreniravau, bet jau visus irgi pažinojau, tiek trenerius, jau biški drąsiau buvo, o paskui jie atvažiavo į turnyrą, į Daugpilį, buvo žiemo turnyras ir sako, po to turnyro kažkaip užsiminė, kad čia mes stebėsim, kaip jie dabar atrodo, nes jie tenais, aš buvau ir vienas latvis, toks Edgaras Petrovas, kurie krito į akį treneriam. Ir sako, pasižiūrėsim, kaip jie atrodys prieš mūsų komandą tam turnyrą. Tai mes ten ganėtinai neblogai sužaidėm, ten dviese rodėm gerą ledo ritulį prieš savo metų amžiaus grupę. Ir po to turnyro sako, ar nenorėtumėte trajautą atvažiuoti, bet jau žaistumėte už mūsų komandą, o tas trajautas per Kalėdas buvo. Tai va, tai kaip pradžioje ir skeptiškai žiūrėjo tėvai, nes sako, važiuoja dabar čia tą vizą darytis ten į Rusiją ir panašiai, sako, gal mes praleisim tą, nes labai išsigando, nes čia važiuoti reikės, tada žaisti tenais, tai išleisti vėl tenais. Močiutė ten pasakė, močiutė irgi ten panikavo labai. O tai kiek čia tau metų jau buvo? Man 13-14 buvo. 13-14, aha. Jau reikėtų vieną tave išleisti, ne? Jo, vieną. Nes jie vis tiek turi čia darbus, tai jie ir... Tai taip. Supratau. Ja. Tai va, tai tada sako, man tai gal čia vienintelis jo šansas, nes ką jisai Zarasuose čia, sako, kaip ir visi turbūt pasibaigs mokyklą, važiuos į Vilnių mokytis ir, kaip paprastas eilinis, o gal čia, sako, jo pašaukimas, gal čia jo šansas, tai gavom mes vizą į Rusiją ir išvažiavome tą turnyrą. Po turnyro gavosi, kad jie priėmė mane ir tą Latviją į komandą ir sako, jau nuo naujo sezono norėtumėm, kad jūs atvažiuotumėt ir žaistumėt visą sezoną už mūsų. Gerai, ir atvažiavai pas juos? Jo, atvažiavau, žaidžiau, ir kaip? 3 metus tenais praleidau. Čia buvo Sankt Peterburgas ką? Jo. Aha. Jo, tai mūsų tikslas ten kaip visą laiką būdavo, kad turim laimėti. Bet mes žaisdavom tik tai savo regione, ten Sankt Peterburgo regione, būdavo gal kokios 7-8 komandos, mes žaisdavom. Ir tiek, ir tada, jeigu laimi komanda savo regioną, tada patenka į Rusijos finalus. Mes buvom patekę 2 kartus ir vieną iš jų laimėjom tą vadinamą Rusijos čempionatą. Regioną tą? Jo, mes gavosi mano paskutiniai metai prieš jaunimo lygį, prieš MHL, visi išeina jau jaunimą. MHL, jo. Iš Dišor, iš vadinamos tos vaikų mokyklos, kur jau perėjimas, tu jau turėjai tada jaunimą, nes baigėsi tavo amžius, vaikų ledo ritulį.
Ir gavosi, kad mes paskutiniais metais tapom Rusijos čempionai. Tada atsimenu prieš Lokomotyvą laimėjom finalę. 1-0 po baudinių serijos. Jau matai kaip. Jo. O žaisdavai daug tenai? Duodavo Jo, daug net žaisti? daug. Tenais duodavo žaisti ir aš žaidžiau už savo metų amžiaus grupę ir dar už vyresnius žaidžiau. Tai kas irgi realiai man dadėjo to tokio gal labai confidence, kad mane nori matyti ir už vyresnius žaidžiant. Ir aš gerai žaidžiau, tiek fiziškai gerai atrodžiau. O tu kodėl pasirinkai, ar tu pasirinkai automatų tiesiog gynėjo poziciją, ar tau parinko ją kažkas? Ne, daug pilių buvo. Treneris Andrėjus Savičiavas, atsimenu, kur pasikvietė kažkurio laiko mane į savo kabinetą, sako, dabar reikia rinktis, ar tu žaisi puolime, ar žaisi gynyboje. Pagal tavo gabaritus matau, kad būtum labai geras gynėjas, nes, sako, visi nori būti puolėjai, tipo. O puolėjų daug, pas puolėjus labai didelė konkurencija, o gerų tipo gynėjų, sako, dabar nėra. Nu tai aš sėdėjau, ilgai negalvojau, sakau, gerai, būsiu gynėjas. Supratau. Nes, gynėjas, nebloga pozicija, tu irgi pradedi atakas, su Rytuliu irgi, kad nemažai praleidai, jeigu žaidinėjai ledo Rytulį daugumoje, tai irgi su Rytuliu dažniausiai ant topo būna žaidėjas. Tai... Bet tai nesigailėjai niekada pasirinkimo šito? Ne. Nebuvo taip, kad norėtum vis dėlto varyti ten į priekį? Ne, gal buvo tas, kad norėtųsi čia tos įvarčius mušti, bet dabar, jeigu žiūrint čia laikiškam ledo Rytulį, tai tos tendencijos keičiasi, matai tos žaidėjus, Hudsoną, Hughesą, žaidžiančius puolime, taip, kur turbūt praeitam amžiui, kur žaisdavo ten gynėjų, kur prašydavo tiesiog, kad apsigintų, išmestų Rytulį, atiduotų puolėjai ir puolėjus darbą. Taip. Tai dabar visiškai pasikeitė tendencijos, tai visi žaidžia, 5 žmonės žaidžia puolime, gali gynėjas atsidurti prie vartų, gali puolėjas ir realiai būna ir gynėjai taškų surenka kai kurie net daugiau už puolėjus. Jo. Nu aišku, dar jeigu treneris leidžia, arba jo ta žaidybinė schema atitinka tam, nes nuo to labai dar daug kas priklauso. Nu jo, nuo rolės priklauso, kokią rolę tau duoda. Nu gerai, tai daėjo tik jau MHL, atėjo laikas į MHL-ą. Ir kur Kostas tada, kodėl ne MHL? Jo, tada gavosi, kad mes visi laimėjom tą Rusijos čempionatą ir labai ir jau buvo tas, kad jau mūsų rūbiniai ten, atsimenu, vaikščiojo MHL komandos 1946 ten menedžeris, ten ir antras treneris buvo atėjęs, jie jau stebėjo visus realiai žaidėjus, nes matė, kad mes žaidžiam finalą, gerai žaidžiam, ten gan geri žaidėjai, dabar iš tos komandos aš neatsimenu, bet gal kokių 5-6 žaidėjai dabar KHL žaidžia lygoje. Tai pasikeitė MHL taisyklės ir kaip tik nuo to sezono padarė, kad gali žaisti tik tai Rusijos piliečiai turint. Rusijos piliečiai. Jo, tai tada reikėjo rinktis kažką kitą. Ir tiesiog palikti tą Sankt Peterburgą ir kažkur tai važiuoti į Europą. Tai buvo minčių važiuoti į Šveicariją, bet Šveicarijoje tenais jau buvo per vėl, nes licenzijos nebūčiau gavęs. O... Čia jau kiek tau dabar 17? Jo, buvo 17 metų. O paskui gavosi, kad tėtis čia susirado per Valdą Škadauską, nes jie buvo grupiokai, kontaktą Rolandą Bučą. Jisai buvęs federacijos prezidentas ir gavo kontaktą, jisai tuo metu su sūnum buvo Suomijoje. Jo, aš atsimenu, nes dabar aš bijau suklys, bet aš atsimenu, kad kai mes dar Lietuvoje gyvenom, geležiniam vilke, tai sakydavo Suomijoje Bučys. Čia Bučys tai buvo legendų legenda. Sūnus jo. Aš nežinau, aš jo pats nesu nematęs ir nieko negaliu pasakyti, bet aš atsimenu tą pavardę, kad Bučys, tai čia buvo kažkas tai to kaip stebuklas. Tai mano metų yra jos sūnus Vilius, jis irgi žaidė už jaunimo rinkinės. Jis nebežaidžia? Ne, nebežaidžia. Okay. Jisai tuo metu Luko Raumai žaidė. Jisai žaidė, mes būdom tada ir jau su Sankt Peterburgo Skasų vaikų komanda, kada važiuodavom į turnyrus į Suomiją.
Tai mes susitikdavom kartais su jų komanda, žaisdavom draugiškas tas varžybas. Ir taip likimas sustojo, kad aš atvažiavau į Suomiją per Vilių, per Rolandą ir atvažiavau būtent į Luko Raumą, nes jisai susitarė, kad aš atvažiuosiu. Pradžiai tenais gavosi taip, kad jau visos komandos buvo sudėliotos, dar važiavau ten keletą trajautų, kur Lietuvoje buvo, ten buvo pasiūlymas ir į Ameriką važiuoti, bet kažkaip taip skeptiškai sako tėtis, gal geriau čia Europoje vis tiek, va į Suomiją, Suomijoje ledo ritulys geram lygiai dabar, čia pasaulio čempionai jie ir šiaip ta lyga gera. Ir viskas, ir gavosi taip, kad aš atvažiavau į Suomiją, tenais atsilaisvino vieta U18 aukščiausiai toj lygoj, U18 BSM ir žaidžiau tada sezoną tenais. Tada po sezono gavosi taip, kad buvo overage, nes jau mano 99 metų galėjo toj komandai pasilikti tik tai keli žaidėjai, ten 2, 3 ar 4. Ir atėjo vėl nauja komanda iš U16, tai jau vėl statė naują komandą ir sako man, tau jau 20 dar anksti, nes, kaip ir tenai žaidžia 96-95 metų. Ir tavo 99 metų jau irgi kaip ir baigėsi čionais, tu negali žaisti, bet mes tave paliekam ir tu žaisi tipo Suomi-Sarijai, ten 3 lygoje. Ir tada gavodavosi taip, kad aš treniruodavausi 2 sezoną su BSM, bet žaisdavau su Suomi-Sarija, ta 3 lyga. Tai man tas nelabai tenkino, atsimenu, nieko nesakęs tėvam, ten pradėjau ieškoti pats tipo komandų, rašyti laiškus jiem. Kas yra suprantama. Ja. Į peržiūrą ir pasikeis gal tą komandą, nors mane ten atkalbinėjo, tai Rolandas Bučys, atsimenu, sako, gera organizacija, čia paauksi, dar metus tipo pabūsi ir gal pasikeis kažkas, bet aš tada visai karštas buvau, norėjau iš karto žaisti 20, nes žinojau, kad noriu ten būti. Jo, bet tu galėjai pagal jų, pats dabar kaip iš šono žiūri, tu jau galėjai su jais, nes tu iš geros mokyklos atėjai, iš SKA, Sankt Peterburgo. Aš galėjau, bet tiesiog buvo taip, kad, Suomijai, aš nežinau, visur taip turbūt yra, kad tu nori daugiau savus traukti. Ja. Ir tada tų vietų, aišku, mažėja, to labiau gynėjų gali turėti 7, arba turi būti, 2 ar 3 galvom aukštesnį lygį rodyti. Tai aš nebuvau tas, kur 2-3 galvom rodė aukštesnį lygį, bet buvau su jais, gal ten kažkur geresnis, gal kažkur jie buvo geresni. Tai aišku, kad jie pasirinkdavo Suomiją. Taip, suprantama. Ir po to aš susiradau ten kontaktus, pasiskambinau į Karhu Kisat, jie žaidė Mestis 2 lygoje. Ir buvo prie pirmaujančių komandų ir sako, atvažiuok tipo į peržiūrą į tą. Tai sėdau į autobusą, pasiėmiau tašę, važiavau į trajautą ir sako, po 2 dienų gerai pasirodė, mes norėtumėm tave, matyti mūsų komandų ir atvažiuoti. Kad tu atvažiuotum, tai tada grįžau į Luko, pasakiau treneriam, kad aš vykstu, radau geresnės savo sąlygas ir važiuoju į Helsinkį gyventi. Tai pasakiau tada tėvam. Tėvai tenais irgi, gal tu nevažiuok, skeptiškai, sakau, ne, aš noriu, ten geresnis lygis ir panašiai, sakau, man ten tobulėjimai bus geriau. Ir viskas, ir aš važiavau tada į tą Karhu Kisat, žaidėm Mestis, ten gavosi taip, kad mes užėmėm 1 vietą iki naujų metų, o po naujų metų mes turėjom žaisti SM jau, nes ten kažkaip tokios taisyklės buvo, jeigu tu iki naujų metų sužaidi ir laimi ten 1 vietą, tai tada po naujų metų žaidi tada SM lygoje ir turi teisę ten žaisti. Tai mes žaidėm tada pusę sezono SM U20 lygoje, tai aš ten sužaidžiau, neatsimenu, 8 ar 9 varžybas ten. Ir traumų ten buvo ganėtinai daug tą sezoną, ten buvau pasisukęs kelią vieną kartą ir kitą kartą ten su ko irgi buvo kažkas, neatsimenu jau. Tai tais metais ir U20 čempionatas buvo Slovenijai, su Lietuva tada kapitono gavau raištį ir neblogai tą sezoną baigiau ir viskas. Ir tada gavosi, kad aš norėjau vėl grįžti į Suomiją, dar 3 metam, jau kaip ir kalbą norėjau mokytis, kaip ir toj pačioj organizacijai Karhu Kisat atlikti. Bet sužinojau,
kad Aigars Ciprusas buvo kažkadais U20 treneris Lietuvos rinktinės ir jisai mane paėmė, nes man tada buvo 16 metų, jisai mane paėmė su 20 mečiai žaisti. 96. Tai va, ir tada atsimenu, kad aš su juo sūnum gerai visai ten sutariau ir paprašiau kontakto sūnaus, kad gal galėtum atsiųsti tėčio numerį. Mačiau, kad jisai tapo HK Rygos MHL komandos vyriausių trenerių. Atsimenu, birželio mėnesį aš jam parašiau laišką, sveiki, aš čia toks ir toks, sakau, ar atsimenat, sakau, žaidžiau va, pas jūs 20 rinktinį Lietuvos, ar dabar, sakau, matau, kad jūs tapot ten vyriausių trenerių, norėčiau pasibandyti savo jėgas MHL lygoje. Jisai man paskambino iš karto, paklausė, kur aš žaidžiau, aš nusiunčiau jam CV, sako, atvažiuok į stovyklą, į Brocenį miestą, pabūsi stovykloje, pažiūrėsim kokios tu formos ir sako, pažiūrėsim. Taip, nuvažiavau į stovyklą, po stovyklą sako, važiuoju į kitą etapą, važiuosim ruoštis jau sezonui. Davė tada pasirašyti kontraktą ir tada į NHL patekau į Rygos ir žaidžiau tada sezoną. Ok, ir kas toliau? Toliau vėl buvo, kad vėl U20 sezoną aš žaidžiau su MHL komanda, tai visai ten neblogas sezonas gavosi, daug varžybų, labai profesionalus lygis ir tikrai gero lygio ten ir komanda, ir mes turėjom, ir prieš gero lygio komandas žaidėm, tai buvo toks malonumas žaisti ir gero jaunimo lygoje su prieš geras komandas, bet po sezono baigėsi vėl mano metai, nes U20 ten vėl pakeitė ten tas taisyklės, kad 99 metų gali būti ten iki gruodžio, neatsimenu, bet vėl aš negalėjau žaisti dėl to, kad pagal metus jau nepraėjau MHL lygą. Ir sako, mes galim priimti tik tai tavo metų 2 žaidėjus. Tai jie paėmė Latvius, kurie tų metų. Nu tai taip, suprantama, nes jie nori ruošti rinktiniai visada. Tai va, ir tada gavosi, kad sužaidžiau tada pirmą čempionatą su vyrų rinktinė Kazachstane ir po to čempionato nežinojau, kur važiuoti, nes nelabai turėjau kažkokių tai, ne tai, kad gal ir pasiūlymų, bet neturėjau žmogaus, kuris man pasakytų, kur man geriau važiuoti. Ir sakau, atsirado dabar komanda čia prie Daugpilis, realiai kur aš pradėjau, jie tais metais pareiškė paraišką, kad jie žais aukščiausiai Latvijos lygoje. Bus tenais ganėtinai neblogos komandos ir aš pagalvojau, man gal kaip jaunam norėtųsi daugiau žaidybinio laiko žaisti ir aš noriu žaisti. Atsirado čia vietinė komanda, ganėtinai netoli nuo namų ir gal neblogai būtų pradėti man ten žaisti. Tai va, tai parašiau tenais vadovybei, jie kaip ir priėmė, ten treneris atvažiavo jisai Latvis pats žaidęs ten Latvijos rinktiniai, tai irgi galvojau, kad duos daug pamokų, jisai pats irgi gynėjas. Tai atžaidžiau sezoną Daugpilio mieste, ten ganėtinai neblogas sezonas gavosi ir tada Covidas prasidėjo po sezono. Tada ieškojau, kur žaisti, nes daug lygų buvo užsidariusių, niekas nežaidė ir tada atsirado Torūnė mano gyvenime. Nes Lenkijos aukščiausia. Tai turbūt viena stotelė turbūt aukščiausia vyrų ledo ritulį, kur man teko išbandyti jėgas tą sezoną. Tai tenais buvo toks treneris Jūričiuk, tai irgi tenais per Arūną Leinikovo gavosi, kad jisai pažinojo jį, paskambino, sako, žinau čia mane, dar buvo Lukas Žukauskas ir Domantas Šypas su manim važiavo į peržiūrą, tai važiavo į peržiūrą, tai mane paliko vieną ir žaidžiau tada tenais tą sezoną tenais. Nors ir buvo Covido sezonas, nebuvo galima žiūrovams tenai. Bet vis tiek lygis buvo geras, žaidėm prieš geras komandas ten. Kas Seičelė žaidė prieš Tychį, atsimenu, įmušęs esu Tychį komandai. Tai va, o po Lenkijos gavosi, kad jie pakeitė trenerį, atėjo naujas treneris, vadovybė tenais dėl finansų nelabai išmokėjo visiems žaidėjams iki galo pinigus.
Ir sakau, nu, nenorėčiau būti toliau tokio organizacijų, reikia kažką vėl galvoti. Ir tada kažkaip norėjau, nes tada jau galvojau, norėčiau visai Prancūzijos antrą lygą pabandyti, nes ten visi atvažiuoja, visi sako, kad neblogai tipo. Ir šiaip ir šalis, kad gali pamatyti ir šalį, ir tas ledo ritulys ten, ir kiek žinojau. Vat ir Edgaras Pročenka ten žaidė, tai su juo ten šnekėjausi, kad tada susiradau komandą tokią Tours, tai į peržiūrą tipo važiuoti. Tai važiavau į peržiūrą. O kaip tu susiradai? Tu, ta prasme, ieškojai komandą, tada rašei CV-ką? Kaip atrodė ten ta paieška? Aš rašiau realiai kiekvienai komandai pats, tai man agentas joks ten realiai nepadėjo. Tai visiems tiesiog tą patį laišką išsiunčiau ir laukiau tiesiog atsakymo, kad aš toks žaidėjas, nusiunčiau video, nusiunčiau savo CV. Kad norėčiau atvažiuoti ir vieną komandą, sakau, atrašė, kad gali atvažiuoti į peržiūrą. Tai nuvažiavau į peržiūrą tada ir gavosi, kad ten negalėjo licenzijos atsiųsti kažkas tokio buvo, kad negalėjo mano licenzijos atsiųsti ir ten treneris buvo ten toks Spinoza, kur dabar visi sako, kad nelabai ten geras žmogus ir tas treneris nelabai, kam patinka dėl savo ten pažiūrų. Tai žodžiu, nepaliko jisai manęs, nes ten buvo tokia istorija, tipo, kad aš atėjau į varžybas su tokiu džinsiniu švarkeliu. Jisai man sako, kas čia per švarkas, tipo, tu su draugais tipo, į barą atėjai pagerti, ar čia į varžybas atėjai. Sakau, tai prie ko čia tas, sakau, aš atėjau žaisti, o ne į podiumą, sakau, čia pasirodyti. Nu tai žodžiu, iš karto ten nesutapo mūsų ten tie. Turbūt ir jisai pamatė, kad aš ten ne tas žaidėjas ir aš pamačiau, kad jisai ne tas treneris. Tai tada jisai man sako, ačiū už trajautus, bet aš pasirinkau ten kitą. Sakau, okei, tai tada vėl grįžau į Daugpilį, paskambinau, sakau, vėl grįžtu, nes kaip ir tada jau buvo rugsėjo mėnesis, jau visos komandos susikomplektavusios. Grįžau 6 varžybom, ten turėjom konfliktą su treneriu vyriausiu. Daugpilį? Jo. Kas netiko? Nieko, tenais buvo taip, kad tiesiog pasakiau savo nuomonę, gal ten nereikėjo labai sakyti, bet tiesiog gavosi, kad jisai paskui pradėjo mane ten, galima sakyti. Nu taip. Nemėgsta jie, kai jiems sako nuomonę. Tai va, tai jis sako, ačiū už darbą, tai padėkojo ir tada atsirado variantas į Prancūzijos irgi antrą lygą, bet tai vėl realiai važiavau tą sezoną į Clermont komandą. Tai jie ten buvo vieni prie outsiderių, bet žaidė antrojo lygoje, dabar kaip tik Clermontas žaidžia mano lygoje. Tai va. Tai tenais atvažiavau, tai visai neblogos sąlygos, ten pažaidžiau nepilną sezoną, ten pusę sezoną sužaidžiau. Tada baigėsi sezonas ir norėjosi tada jau kaip ir pinigų uždirbti, nes kaip ir tada draugė atsirado ir sakau, reikia kažką galvoti, gal važiuoti čia į kažkur jau su darbu, nes daug kas žaidėjų, kokių kur žaidė, sako, tai čia normalu, tipo žaisti ir dirbti, nes iki to laiko tik tai žaidžiau ledo ritulį, daugiau nieko treniruotės, tik tai visas fokusas į ledo ritulį, bet jau vis tiek metai eina, tavo noris ir kažkur išeiti, kažkur pakeliauti, kažką pamatyti. Tai va, tai tada pasirinkau važiuoti į Suomisariją, į Suomiją, į JHT tokią komandą. Jie ten buvo vieni iš lyderių, atidirbau čia vasarą Zarasuose ir išvažiavau tada į Suomiją. Tai tenais su darbu ir ledo rituliu ir plus irgi apgyvendinimas. O ką ten reikėjo, koks ten darbas, kokius ten darbus iš vis jie siūlo, ką ten galima dirbti? Gavosi taip, kad mūsų komandos rėmėjas pagrindinis virtuvių įmonė. Tai tenais reikėjo virtuvės pakuoti. Supratau. Tas naujas, tokius aš nežinau, kaip ir baldus, tu turi supakuoti tokį celofaną ir paskui jie įsiūstų ir jie tada surinkinėja tas virtuvės. Nu supratau. O tai mokėjo gerai ar negerai? Kiek mokėjo? Gerai mokėjo. O kiek iš viso, pavyzdžiui, ten toj Sarija lygoj? Kiek ten, pavyzdžiui, ledo ritulininkai gauna?
Nedaug, ten gaudavosi gal man 500 ar 400 eurų už ledo ritulį ir tada ten gaudavosi kažkur apie 2000 eurų už darbą. Ir plus tavo apartamentus apmoka komanda. Apmoka būtą. Jo. Okay. Tai dar pusė bėdos visai. Nu jo, bet tas miestelis ten, kur aš gyvenau, tai jisai ten labai mažas, ten kaimas. Niekur nenuvažiuoti, tiesiog turi dirbti ir žaisti. Ten, aš pabuvau ten kelis mėnesius, prasidėjo žiema ir tada galvoju, gal reikia grįžti į Lietuvą, bandyti čia nais kokį normalų darbą atsiras, nes žinau tenais Lietuvoje bus man paprašiau, nes vis tiek kalbą žinau, mano šalis daugiau pažįstamų, tai susirašiau tada su Kaunu. Kaunas sako kaip ir, tada ten dar Lukas. Su Žalgiriu. Jo, Lukas Žukauskas žaidė, tai mes geri su jo draugai. Aivaras Bendžius, ten Paulas Verenis, sakau, žaidžia, pasiklausiu, kaip jiem ten sekasi. Taip papasakojo, sako, atvažiuok, čia tikrai geros sąlygos, gerai čia bus, žaisim Latvijos lygoje. Nu ir tai pasirinkau atvažiuoti Kauną. Kaip Kaune? Patiko? Ne, jo, gan geros buvo sąlygos. Atsirado tokia kaip ir bendruomenė, ta komanda kaip ir kilo, norėjosi, kad kiltų daugiau, tai turbūt jeigu būtų kilusi, tai turbūt būčiau likęs ir toliau žaisti, nes jau vis tiek ir savo šaly ir alga ganėtinai nebloga gaudavosi iš ledo ritulio ir darbą nebloga ganėtinai atsiradau. Ir jo, ir tie 2 metai ir tada tas toks, kad va, baigėsi, sako, Kaunas nebebus komandos, nes po 1 metų buvo taip, kad nežinojo mūsų direktorius, prezidentas komandos ar darys ar nedarys komandą, vis dėlto padarė, o po to kito sezono sako, nenoriu daryti ir nebebus komandos ir šį sezoną dažaidžiam ir viskas. Tai čia dėl finansų, dėl ko čia? Nu, manau, kad jo, dėl finansų. Nelabai buvo ir kas turbūt iš rėmėjų pusės, kas paremtų komandą, tai... Nu taip. Aišku, gal buvo kitų alternatyvų ir gal kažkiek tai paskubėjo, bet nu vis tiek tu negali sakyti žmogui, kuris viską finansuoja, kad dabar mes ką norėtumėm, o ko nenorėtumėm, tai jisai vis tiek iš savo pusės viską žiūri. Nu taip, tai faktas, suprantam. Tai jo. Nu tai va, tai neliko Kauno, liko 2 komandos Lietuvoje, aš norėjau Lietuvoje kaip ir lik, nes dirbau ganėtinai neblogą darbą, pensijų kaupimo bendrovė tokioj GoIndex. Čia tipo tu ofise sėdėt kažkokiam tai? Reikėdavo prekybos centruose, tenai su žmonėm bendrauti apie pensijas. Apie pensijas? Jo, dabar tenais pasikeitė reforma, tai gerai, kad tik metus tenais atidirbau ir išėjau. O paskui reikėjo rinktis, važiuoti ar į Vilnių, arba važiuoti į Elektrėnus, nes turėjau ir ten pasiūlymą važiuoti. Tai negalvojau niekur važiuoti, jau kaip ir norėjau Lietuvoje, bet paskui atvažiavau į Vilnių, pasirinkom Vilnių, nes sakau, vis tiek didesnis miestas, sostinė, tai žaisiu už Vilnių ir pamačiau, kad kaip ir pasikeičiau tada darbą, darbo ir iš ledo ritulio ten gaunasi, kad nelabai ten galima ir išgyventi. Tai va, tai teko tada ieškoti komandos, kur aš gerai jausiuos vidu ir vertins ir kur galėsiu darbą kokį neblogą gauti, kur galėsiu užsidirbti. Tai va, tai tada atsirado variantas tą Annecy išvažiuoti. O kaip tas variantas, kaip jis atsirado? Tai per agentą, Facebooko. Per Facebooką. Tu priklausai kokiai nors agentūrai? Kaip? Tu priklausai kokiai nors agentūrai, su kokiais nors agentais dirbi, ar ne? Ne, realiai kiekvieno ir tiek į Suomiją, kada važiavau, tiek dabar į Prancūziją, ten 2 kart važiavau, tai realiai per visus skirtingus. Tai ten čekas toks agentas, jisai pasiūlė man, sako, jeigu nori, ten jisai nedaug už savo paslaugas tenais įma, jeigu tu į tokią lygį kaip ir važiuoji, bet kaip ir pakalbėjom su juo, kad jeigu ten važiuosi, ten geros sąlygos, ten taip ir taip bus, nieks ten neapgaus, gera organizacija. Patikėjau ir išvažiavau ir taip ir atsitiko, kad, kaip sakė, taip ir yra.
O jisai ima agentas už kartą, ar jisai ima nuo tavo atlyginimo procentą? Už kartą, jo. Už kartą. O kiek dabar agentai, jeigu nepaslaptys, ima už tokias paslaugas? Nu maždaug. Tai aš jam ten 300 gal eurų sumokėjau. Ai, tai čia nedaug, visai. Jo. Mhm, supratau. Tai jisai kažką bendro su ledo rituliu turėjęs anksčiau, ar? Tie agentai tai dabar, jo, jis turėjęs, tai jisai iki dabar dirba ten ir su gerom lygom jisai dirba ir su aukščiausiam lygom ten Europos. Tai kaip supratau, kada važiuoja žaisti žaidėjas iki 1000 eurų, jeigu jisai algą gauna ir ten tokios sąlygos, tai jam ten realiai siūlo pasidaryti taip, kad tu sumoki vienkartinį tą mokestį už tai, kad už jo darbą, kad jisai susitarė ir viskas, bet jeigu jau eina nuo ten apie 2-3 tūkstančių, jeigu algą tu gauni, tai tada jisai jau prašo procentų. Mhm. Suprantama. Tai va. Tai tu taip ir atsiradai toj dabartiniai komandai. Jo. Tai tu dabar jau kelintą sezoną ten. Dabar jau 3 bus, nes pirmą atvažiavau ne nuo pradžios, nes tada tą sezoną pradėjau Vilniui. Ten 9 varžybas sužaidžiau ir tada atvažiavau nuo gruodžio mėnesio į NSI, tai realiai ten gavosi pusę sezono žaidžiau ten. Tai va, pernai metai mano pilnas sezonas ir va dabar pasirašiau dar vėl pilnas. O ką būtum daręs, pavyzdžiui, tu žinojai, kad bus tokia pertvarka komandoje ir kad gresia išvalymas? Kaune? Ne, šitoje NSI. Šiais metais. Jo, jau kalbėjo realiai nuo playoffų pradžios, gal sezono pabaigos, kad bus permainos ir kad keisis treneris. Šnekėjau su prezidentu komandos, kad jisai žinojo ten su vienu žaidėju, kuris gerai sutarė su tuo treneriu nauju, kuris atėjo, jisai sako, aš žinau, kad jisai nori ateiti, kad jie jau šnekasi. Ir kad tikėtina, kad jisai ateis, tai sakau, tai turbūt bus permainos, nes realiai, kada ateina naujas treneris, Prancūzijoje ypač, tai jisai atsiveda daug savo naujų žaidėjų, jisai tai padarė realiai. Tai tas prezidentas irgi sakė, kad aš noriu tą mūsų komandą kelti į aukštesnį lygį, šitas treneris, su šituo treneriu, manau, mes tai galim padaryti. Ir pasakė, kad bus va, tokie ir tokie legionieriai, aš tuos legionierius irgi, su kuriais va, teko ir ska ten vaikystėje žaisti, tai keli iš jų va, žais šitoj komandai, tai žinau, kad jie yra tikrai gero lygios ledo ritulininkai. Ja. O tai čia, pavyzdžiui, kiek tu sakai, 4 iš Rusijos žaidėjai, ne? Dar plius. Visi 4 puolėjai. Jo, visi 4 puolėjai ir aš būsiu gynėjas vienas. Ai, supratau. Matai, tai žiūrėsim, o visi kiti prancūzai, ne? O prancūzų lygis geras? Norėtųsi, aišku, tam aukštesniam lygiui žaisti, norėtųsi tik tai iš ledo ritulio gyventi, bet, tu pasiskaičiuoji, pasižiūri, kur tau geriau ir tada sprendi, kur. Matai, pats supratai iš principo pagal iš patirties gyvenimo, kad, į tuos lygius aukščiausius ten taip nieks neima. Jo. Neima ne tik dėl to, kad ten ar ten blogas ar geras, tiesiog tu turi žinot, pas ką kreiptis, tu turi turėti užnugarį ir taip toliau. Ten nieks neima, taip kad, kur dideli pinigai, ten, žinai, viskasgi užimtos vietos visur. Pats supranti, arba nacionaliniai klausimai vyksta, kad pasilieka savo šalies žaidėjus, tam, kad gerinti rinktinę, pavyzdžiui, arba, tiesiog pažįstami geri. Arba taip, taip yra, sunku, matai, ypač dar jeigu su Lietuvos vėliavėlė tu, tai jie vėl kitaip žiūri. Tas irgi yra, tas daug duoda, kiek mes kalbamės rinktiniai su visais žaidėjais, kurie irgi turi, visi tą pačią realiai, negalima sakyti, kad problema, nes turbūt, kad ir tas mūsų užveda turbūt į rinktiniai, kad mes norim parodyti, kas mes per šalis, iš kur mes esam ir dabar galim kompitinti su tokiom rinktiniam, ten su Lenkais, dabar puikus pavyzdys, kur po 20 metų nebuvom laimėję, ten visi žaidėjai atrodo Lenkijos žaidžia aukščiausiose lygose, gauna ten pinigus tik tai už ledo ritulį, gyvena iš to ir nušluostyti nosį tokiai komandai, kur tu žinai, kad pas mus žaidėjai ten ir dirba, realiai pusė komandos dirba pas mus iš rinkinės. Nėra tokių, kad
nu, vienas kitas ten vat, žaidžia ir uždirba tik tai už ledo ritulį, bet kas žaidžia toj pačioj Lietuvoje, tai visi kažką turi ekstra papildomai veikti gyvenime. Jo. Gyventi, uždirbti. O tu matei, kaip atrodys kitas čempionatas kitų metų? Jo. Matei, kaip tau atrodo, kaip čia bus? Pažiūrėsim. Bus daugiau varžybų, ne? Gaunasi. Ne, kaip tik, man atrodo, Ne. bus pogrupis. Pogrupis bus, teisingai. Aha. Mačiau pogrupį Lenkai ir Italai bus. Jo. Tai galit laimėti. Italus irgi neblogai atsimenu, sužaidėm vieną čia. Italai atrodė nelabai, tiesą pasakius. Nu tai va. Svarbu, Ju- pas mus visi susirinktų. Jūs daug geriau atrodėt, jo. Mhm. Gerai, Kostai, dabar pavarom šitą Blitzą. Visą tave kaip per šitą, per bažnyčiai. Jau viską išpasakojai dabar. Jau visiems viskas. Dabar ilgiau čia atsakyti. Ne, geras labai laikas. Labai geras laikas. Valanda 3:06. Labai geras laikas. Davai, 10 klausimų. Blitzas. Aš jau žinau iš principo maždaug, ką tu šitam klausimui pasakysi, nes visi lietuviai taip sako. Tai kas tau yra smagiau, įvartis ar rezultatyvus perdavimas? Įvartis. O, blemba, va šito aš nesitikėjau, nes visi sako tik perdavimas. Niekas nenori įvarčio mušti, visi nori. Šiaip, kai įmuši tau užliejo, gera emocija. Tai jo, nu tai vis tiek gali kažką, nežinau. Visi pričiažia prie tavęs, paskui visi tavo vardą garsiai pasako per mikrofoną. Tai Smagu dar kokį celebrationą padaryti. Faktas, čiagi dėl to ir yra žaidimas pats, kad, užduotis tai ką padaryti. Įmušti įvartį. Tai visi nori, kai sako, žinai, žmonės, kad nenori įvarčio įmušti. Kaip galima nenorėti įvarčio? Aš net su alaus gerėjais ten mes vaikščiojom ledu ir kai įmuši įvartį, atrodo, kad, čia blemba, čia geriausią dalyką gyvenime padarėjai. Gerai, koks tavo, turi kokį nors ritualą prieš išeinant ant ledo? Į varžybas. Nežinau, ar galima skaityti kaip ritualų, bet bandau viską atkartoti taip, kaip dariau prieš tas varžybas, kur man gerai sekėsi daryti. Aha. Nežinau, dažniausiai darau tokią patį apšilimą prieš, ant sausumos. Tada ant ledo irgi stengiuosi, realiai tą patį daryti. Ir viskas. O taip, kad kažką tai ten, kažkokio tai ypatingo, tai neturiu. Supratau, lasdos ten viniojimas specialus kažkoks, tai nieko. O lasdą tu savo viršų užvinioji, kad didelis bumbulas gale, ar ne? Anksčiau taip viniodavau, bet dabar tiesiog užsivinioju ir viskas. Supratau, o kas pasikeitė būtent, kad taip anksčiau vinioji taip, o... Supratau. Pasibodo vinioti. Daug juostos labai ten reikia tą bumbulą užvinioti tokį. Dabar greitai ir viskas. Šiaip, čia ne blico klausimas, bet tiesiog lasdų daug sulaužai per sezoną? Praeitą sezoną daug sulaužiau, gal apie 8 ar 9 lasdas. O tu perki ar tau perka? Ne, komanda man perka. Komanda perka, tai tada gali laužyti. Niekas nieko nesakė, kad per daug ten sulaužiai, ne? O juostą jums duoda, ar jūs juostą perkatės patys? Duoda, tai kas liečia tuo klausimu, Prancūzijoje, būtent kur žaidžiu, tai viskas iš formos, ta prasme, naujausi modeliai, ko reikia pačiūžos, apsaugos, ko nėra, pavyzdžiui, toj pačioj Latvijoje ir Lietuvoje, kur tu žaidži, atrodo, aukščiausiai lygoje 40 varžybų, atrodo, turi būti ir algos ir ten viskas turi būti, kaip pas pro, o ten reikia laukti lasdų, ten iš aprangos kartais duoda, kartais neduoda, kartais pačiam reikia pirktis, o ten tas klausimas, kur, pasakai, ko reikia, visą laiką yra. Tai šitas geras labai dalykas iš principo, nes tokie irgi gerai. Kuris iš rinktinės, Lietuvos rinktinės komandos draugas būtų geriausias treneris ateityje, tavo manymu? Turbūt Ugnius Čyžas gal, sakyčiau. Jis, man atrodo, dabar turi stovyklą kažkokią, jis jau ten su tuo fiziotreneriu, ne? Jie dviese ten darė, aš mačiau Instagram'e.
Nu, tai jisai jau, galima sakyti, jau į vieną koją ten. Jo, tai, nu, ta linkme ir turbūt juda, nes ir baigė ir mokslus kiek žinau, ta linkme. Mhm. Tai manau, kad jisai būtų tas žmogus, kuris eitų. Tiesą pasakius, irgi vėl nepaklausiau, bet čia galima bus į blicą suklijuoti viską, daugiau negu 10 bus klausimų. Tu, vat, kai, nu, sakykim, kai baigsis karjera, tu kažkokį planą turi, ką tu norėsi veikti, pavyzdžiui? Nu, aišku, planas toks, kad norisi kuo ilgiau žaisti, nes tas žaidimas man, nu, realiai visas gyvenimas, tai norisi kuo ilgiau, bet vis tiek supranti, kad kažkada baigsis. Nu, tai aišku, norėtųsi nepamest ledo ritulio ir kažkur tai likti prie ledo ritulio. Gal vat, bandyti irgi kažkokias tai stovyklas daryti vaikam, suaugusiam, nu, vat, kažką tą linkme. Tai ar menedžerių kažkur būti man visai būtų gal įdomu. Skautų gal kokių? Agentų? Agentų vat, nėra labai daug, ko turbūt irgi reikėtų Lietuvos turbūt bendruomeniai, kur nu, vat, yra Latvijai, kiek žinau, turbūt gerų agentų, kur padeda savo žaidėjam kilti į geras lygas ir tenais tobulėti. Ko Lietuvoje, nu, nėra kam paskambinti, kam pasakyti, kam užtar žodį už žmogų, kad jisai geras, tikrai nepasigailėsit jo nu, jeigu jį paimsit. Nu, matai, vat, kaip ir sakei, kad vėliavėlė labai, jinai, kaip bebūtų gaila, bet nu, jinai trukdo ir agentai bijo. Nes žinai kaip, nes jiem po to sakys, vat, kaip ir Ališauskas sakė, kad sakys, blin, tai ką tu čia paėmei, tu ką nematei iš kokios jisai šalies? Nu, žinai, jeigu kažką, o visigi klaidas daro. Pavyzdžiui, maža kas. Aš pritariu turbūt Nerijui, vat, Ališauskui, kad kada jisai, aš žiūrėjau interviu, kad jisai sakė, kad mus turbūt pradėtų vertinti, jeigu mes elitinį divizioną išeitumėm. Jo, nu, tas. Prieš tas komandas ir dar gal ir gerai sužaistumėm, tai gal tada atsivertų žmonėm akis, kad... Tai vat. Va, tada taip. Gerų. Taip, tada taip, o iki to reikia dar labai daug, kaip sakant, kad vandens nubėgtų. Nu, palauksim. Gal ir bus, žinai, negali žinot niekada, kas gali įvykti. Ateis, aišku, reikia pozityviai žiūrėti. Taip, Čižas buvo. Jo, dabar koks momentas ant ledo tave labiausiai užkuria? Nežinau, turbūt nubartuotas kažkoks žmogus. Na, aš atsimenu, irgi tokią istoriją, mes žaidėm prieš Kazachstaną, Kazachstane čempionatas mano pirmas buvo. Aha. Ir Derekas Dycas buvo gynėjas, toks, nu, jisai Kaičelė labai neblogai žaidžia dabar ten su Dinamo Minsku. Ir buvo vienas iš tokių lyderių ten Kazachstano. Ir Ugnius Čižas, atsimenu, labai tokį gerą veiksmą jėgos atliko prieš jį, jisai nugriuvo, toks susipurtė, nesuprato, kas įvyko. Nu ir tas užveda komandą ir tada tu supranti, kad, nu, visi krenta, visi klysta. Ir nėra jie ten tokie kažkokie baisus, nes, nu, dabar irgi pasižiūrėjus ten tuos pačius play-offus, tai kodėl susistumdymai vyksta prie vartų ir kodėl visi tai pešasi tenais, nu, tai dėl to, kad tu rodai savo kažkokį tai charakterį, parodai, tai taip. Nu, tu niekom prastesnis už juos, nes jie gal ir techniškai geresni, bet charakterių tu nepraloši niekai. Tai va, nu, aš tai... Man žiūrint per televizorių, žinai, vis labiausiai noris, kad, žinai, dar labiau po odą lystumės, žinai, ypač tiem lyderiam. Dar jos labiau nervuot, dar, žinai, ir kad labiau tokia, žinai, kaip komanda, nors ir buvo labai neblogai, ta prasme, tikrai, kad matėsi, kad visi už vieną, normaliai ten, žinai. Bet va, dar norisi tokio naglumo, žinai, ko lietuviai neturi. Turbūt ir užveda, kur tu visur lydi prie vartų, tada kažkas ten tau kažką pasako, tu žinai, atsakai. Taip. Vat, ką labai gerai pastebėjau, tai va Jukna labai gerai išmokęs ten Kanadoj. Pašnekėt ten, žinai, pačirpint, tas yra neįprasta, bet, pavyzdžiui, europiniam ledo rituly, bet va to labai reikia, va tokių, žinai, kad lystų po odą, nes tas toksai, kad būti tuo humble visą laiką, ypač prieš tokias komandas, tas neveikia, tu turi būti naglas, visą laiką lyst ir kad jie tave įsimintų gerai, kad jie nervuotųsi, kad lemba vėl šitas čia. Jo, sutinku. Gerai, koks tavo slaptas ginklas, kurio varžovai nepastebi?
pastebi? Nežinau. Geras klausimas. Nežinau, tai turbūt irgi tas toks... Na, aš irgi būnu ganėtinai naglas tam tikruose momentuose, jeigu reikia, aš atsimenu, vat, ir prieš prancūzus neblogą jėgos veiksmą atlikau prieš prancūzų kapitoną. Tai aš pats užsivedu, komandą užvedu, žinau, kad dar viena tokia istorija buvo, kada žaidėm prieš Estus, Kaune, atsimenu, Robą. Geriausias. Atsimenu, jis toks išsibėgėjo, čiuožė su rytuliu, jam ten atiduoda, tai yra be rytulio, jam atiduoda pasą, jis apžaidžia vieną žaidėją ir aš iš priekio jį pasirinkau. Ir kaip tik prie mūsų suoliuko, tai visi tokie, labai gerai čia padarėjai. Tai gerai, visą laiką lyderį reikia kalt normaliai. Jo, tai turbūt tas slaptas, kur nieks nelaukia, tai toks atrodo, iš niekur būna išlendų kartais. Puikus atsakymas. Su kokiu žaidėjum gyvu arba legenda, jau negyvu, norėtum sužaisti vienoj komandai? Su legenda. Jo. Kas čia šauna į galvą? Pirmas. Nežinau, aš sužaidęs su Zubrum ir su Kasparaičiu, tai negaliu sakyti jų. Tai jau gyvos legendos, jie gyvi. Tu, kaip sakant. Jo. O su tokiais, tai turbūt su dabartiniu, turbūt su broliais Jūsais, visais trim, jeigu kokie treniruoti. Būtų fain. Gerai. Įdomiai, šiaip tai įdomus atsakymas. Hjūzų trio ir Gusevas. Gerai, davai prie to pačio, kaip sakant. Jeigu teiktų sudaryti vieną penketą legendinį, kuriame tu būtų vienas iš gynėjų, dar 4 žaidėjai, tai 3 puolėjai ir 1 gynėjas, kokie būtų? Čia belė kokie gali būti? Belė kokie. Gerai, tai statyčiau Darių Kasparaitį, gynėjų partnerį, tada puolime statyčiau Panariną, tada statyčiau į centrą McDavidą, iš krašto McKinnoną ir ant vartų Pekarinę. Nu, čia jau būtų normaliai, jūs čia tada jau galėtum pradriblinguoti, nes ten visi driblinguotojai normalūs. Jau ten galėtumėt užsidriblinguoti iki negyvumo. Gerai, blogiausias arba juokingia, arba prietarą iš vis kokį nors turi prietarą? Ne, neturiu. Neturi jokio prietaro? Nu, tai pavyzdžiui. Prietaras, pavyzdžiui, ten... tavo soliuko, sakykime, kaimynas, kuris sėdė su tavim ant soliuko rūbiniai, pavyzdžiui, nusišnirpštė su kaire šnerve ant ten komandos kilimo. Tai va, tau nelaimę atneš, sakykime, iš tokių nesąmonių. Aha. Arba, žinai, kur juoda katė prabėgo, tai nusispjauni 3 kartus. Gal yra tas, kur jeigu apsivinioji lazdą, jau prieš varžybas pasiruošęs, kad kažkas tavo lazdą pasiema, arba pamaigėt. Jo. Tai čia jau viskas. Supratau, tai jau pervinioji ar ne? Ne, tai tada tiesiog su kita žaidė. Supratau, kitą įmė, jau tos neėmė. Jo. Tai čia prietaras, jo, geras. Gerai, ir paskutinis klausimas būtų vienas dalykas, kurio žmonės nesupranta apie ledo ritulininkų gyvenimą. Paprasti žmonės. Paprasti žmonės. Kaip tau atrodo, ko iš jūsų nesupranta? Nežinau, čia toks irgi ganėtinai suktas ir sunkus klausimas, bet gal nesupranta, nežinau, mes čia su draugu vienu šnekėjom irgi. Visi sako, tai kada jūs baigsit žaisti? Ta tipo vėjojat, jūs tą rytulį ir jums čia tipo normaliai. Tai vis tiek kažkada baigsis ir vis tiek normaliai pradėsit gyventi.
Tai jum normalu eiti į darbą ir sėdėti ofise visą gyvenimą ir ten algą tą pačią gauti, o mums normalu visur keliauti ir pamatyti daug šalių, susipažinti su daug kitų žaidėjų ir, nu, ko iš tikrųjų, ko žmonės nemato ir tu galvoji, kad jie ten tik tai žaidžia, bet nu, tu ne tik žaidi, tu susipažįsti su daug žmonių, išmoksti labai daug kalbų, jeigu važinėji į įvairias šalis. Taip. Tada pamatai daug šalių, kur kitas žmogus gal svajoja, gal į kažkokią šalį važiuoti ar ten pagyventi toj šalyje, o tu ten gyveni, būni toj šalyje, pamatai kultūras įvairias, pamatai įvairaus to ledo ritulio ir, nu, tas toks spalvingesnis tavo gyvenimas, negu kur tau atrodo paprastam žmogui, nu ką jie ten gainioja tą ritulį visą gyvenimą. Labai geras atsakymas, tarp kitko, nu labai, čia net nustebinai, bet, nu, puikus, nes taip ir yra iš principo. Daug kas žmonių galvoja apie sportininkus būtent taip, kaip čia tokie keisti stereotipai, kurie niekaip ir neišsigyvena, nes jie galvoja, kad žmogus, taigi, sportininkas, tai čia iš vis šūdas, ne profesija. Nu, supratau. Nu, tai vat ir viskas tau, Kostai Gusevai. Ačiū tau. Puikus interviu, puikiai susisukom. 1:51 minutė, fantastinis laikas, neužvilkinom ir galės žmonės paklausyti, biški pagreitinę, turbūt suklausys per valandą. Taip kad irgi jau neblogai. Tai vat, o tau aš ką, noriu palinkėti tik tai, nu pasiruošk, vat pasiruošk kitam sezonui, nepratingėk niekur, alaus mažiau gert. Jo, ir dviese su Karla, ypač, žinai, kai yra dar partneris kažkoks, tai visada smagiau. Už 3 dienų, Nu va, tai vienas liksi. Teks pačiam grindint viską. Nu, aišku, supratau. Tai tau linkiu kuo didžiausio, geriausio pragrindinimo. Ačiū. Ir didžiausios sėkmės kitą sezoną. Karočią varykit, be traumų, ir kad laimėtumėt ir patektum į tą antrą lygą ir ten dar toliau žaistum. Jo. Taip ir bus. Taip ir bus. Vot ir amen, ir garbė, kaip sakant, viešpačiui, kad taip ir būtų. Jo. Gerai. Viskas, tai tada linkėjimų tėčiui. Tėtis labai tavo didžiulis fanas. Visada palaikinu. Tavo tėtis tavim labai didžiuojasi ir dalinasi viskom. Jo, Taip kad... didžiausias fanas. Jo, taip kad labai svarbu. Taip kad linkėjimai didžiausi visai jūsų šeimai. Perduosiu. Gerai, ačiū tau tada už interviu. Tau ačiū tada. Malonu. Malonu ir man buvo labai.